Neišimtis ir pats didžiausias pajūryje poilsio centras Tikras miestas mieste Palangos Linas nuo kovo mėnesio tapęs akcinė bendrovė, kurią daugiau nei už 1 milijardą tuometinių talonų įsigijo kauniečiai. Koncernas EBSV, korporacija Sabina, 1/4 akcijų priklauso valstybei ir keli procentai patiems Lino darbuotojams. Deja, šią vasarą Line užimta tik 1/3 vietų, saviems per brangu, o svetimiems iš vakarų, pasak ponios Nijolės Končienės, privatizacijos ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotojos, mažoka komforto ir serviso. Įdomiai išeiti iš susidariusios situacijos sugalvojo patys šeimininkai. EBSV koncernas, kuriam priklauso ne tik Rugelio viešbutis, Lino sanatorinis bei Verdenės pramogų ir gydymo kompleksai Palangoje, bet ir poilsiavietė Šventojoje, Juodkrantėje, Laukžemyje. Mes pagalvojame, kodėlgi mums nepasiūlyti saviem akcininkam, kurie pajėgia susimokėti už maistą, reiškia, gali pasidengti kelionės išlaidas, leisti jiem pailsėti vasarą. Dovana nemenka, nes tik už kambarį parai tektų mokėti 25 litus. Ir ją galės naudotis ne 9 Kauno investicinių akcinių bendrovių, Kauno holdingo kompanijos statybinių medžiagų investicija, bituko investicija, prekyba, nekilnojamas turtas, farmacija, trikotažo investicija, Šviesus rytojus ir Vilinvesta akcininkai. Ir net jei juo yra tik vienas šeimos narys, galimybę nemokamai pailsėti gaus visa šeima. Maistas čia vienam asmeniui kainuoja nuo 7 iki 25 litų, bet juk ir namie jis ne ką mažiau kainuoja. Beje, pensininkams, jei šie važiuotų rugsėjį ir pasirūpintų iki tol sveikatos pažymomis ir jei šįmet dar nebuvo sanatorijoje, Sodra padengtų ir 80% maitinimosi išlaidų, o Palangos Lino akcininkai gali važiuoti prie jūros, kad ir šiandien. Netoks jau didelis įvykis vienos iš Lietuvos partijų skyriaus konferencija. Tačiau čia pirmą kartą dalyvavo ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje žinomi verslininkai, jau Liberalų sąjungos nariai. Beje, sąjungos Kauno skyriuje 60% narių verslo žmonės, kas paskatino juos tapti Liberalų sąjungos nariais. Norime šiek tiek prisidėti prie Lietuvos politinio gyvenimo. Verslas visą laiką buvo šone ir labai apatiškai žiūrėjo į politiką, bet vis dėlto matom, kad politiką nuo ekonomikos negalima atskirti ir mes turime irgi savo indėlį įdėti. Mes šiai dieną jau atstovavom labai didelę žmonių grupę. Po privatizacijos faktiškai mūsų kompanijos valdo didelės gamyklas, didelės darbo kolektyvus ir kiekvieną dieną susiduri su jų problemom, su eilinių darbo žmonių problemų. Ir matosi, kad niekas nenori spręsti šitų problemų arba jas stumia tolyn tolimesniam laikui. Tai buvo turbūt pagrindinis kriterijus, kad vis dėlto mums laikas ateiti į politiką ir padėti galbūt šiandieniniams politikams spręsti tas kasdieniškas darbo žmonių problemas. Malonu matyti, kad šitoje konferencijoje ir visoje Liberalų sąjungoje vis didesnį įtaką vaidina verslo struktūros, smulkaus vidutinio verslo atstovai. Tai leidžia tikėtis, jeigu liberalams kada bus rinkėjų lemta patekti į valdžią, mažesnės korupcijos arba iš viso išnykstančios korupcijos, o svarbiausia liberalizmo idėjų plitimo, nes tiek viena, tiek kita valdžia po nepriklausomybės atkūrimo dėja nesiremia liberalizmo idėjomis. Konferencijoje kalbėta apie pasirišimą rinkimams į savivaldybės. Išrinkta nauja Liberalų sąjungos Kauno skyriaus taryba pirmininkas. Konferencijos metu nuskambėjo tokia mintis, kad senas biznierius yra geriausias politikas, pinigų jam nebereikia. Tačiau Lietuvai laukti, kol visi verslininkai pasens, per didelė prabanga. Tad Liberalų sąjungos Kauno skyriaus pirmininku išrinktas Sabinos korporacijos prezidentas Gintautas Kazlauskas, o 2 iš 6 naujų tarybos narių EBSV ir SBE korporacijų prezidentai. Nefilmuokit, nerodykit ir nekelkit panikos, prašė mūsų eilėje stovintis Kauno holdingo kompanijos indėlininkai. Tačiau šioje eilėje stovi patys laimingiausi, kuriems šiomis dienomis baigėsi sutarties terminas. Jie savo pinigus atgauna iš karto. Kiti, kurie pageidauja anksčiau laiko atsiimti indėlius, šiandien po pietų buvo užrašomi į eilę birželio 10 dienai. Nors pagal sutartį pinigai turi būti grąžinti per savaitę. Pasak kompanijos darbuotojų, per dieną planuojama aptarnauti po 30 tokių klientų. Komentuodamas Lietuvos ryte aprašytą faktą, jog Kauno holdingo kompanija priima indėlius valiuta, kompanijos valdybos narys Valdas Krasnickas paaiškino, kad įstatymams nusižengė ne kompanija, o tik vienas jos darbuotojas, neteisingai užpildęs sutartį. Už tai jis ir atsakys. Noriu pasakyti, kad pinigai, jeigu jie yra valiuta, jie keičiami keityklai, kuri yra ten pat. Jie iškeičiami ir priimami litais. Kaip tokiu atveju jūs pakomentuotumėt šiandien Kauno dienoje spausdinamą Kauno holdingo kompanijos reklamą, kurioje numatytos palūkanos
vienos palūkanos indėliams valiuta, o kitos palūkanos indėliams už litais. Tai yra skirtumas todėl, kad kompanija turi nuostolių keisdama tos pinigus. Ne kompanija, o tikriausiai tas keitykla. Kadangi tai yra vis tik tai grąžinti reikės tikriausiai žmogus pageidaus valiuta. Santykinai sudaromas indėlis valiuta. Reikia pabrėžti, kad Kauno Holding kompanija yra visiškai skirtinga nuo daugelio kitų kredito įmonių, kad jinai turi didžiulį savo kapitalą sukaupus ir plus jinai yra narys dalis asociacijos, kas yra koncernas ABSV, tarkim. Ir kad jeigu šitą kompaniją, sakim, turės kažkokią tai laikiną sunkumą dėl to, kad ateis, sakim, vieną dieną daugiau klientų negu kitą dieną, sakim, tai visuomet atsiras firma, kuri yra sėkminga ir jai padės, sakim, tą problemą išspręsti. Šiandien į Kauno Holdingo kompanijos skyrius kreipėsi 1556 indėlininkai reikalaujantys nutraukti sutartis. Tiesa, tarp jų buvo tik keli stambesni klientai. Į klausimą, kiek Kauno Holdingo kompanija yra surinkusi indėlių, jos vadovai mums neatsakė. O klientų, pasak pono Krasnicko, 10 000. Kauno Rotušės aikštėje šį vidudienį išsirikiavo 10 Mercedes-Benz firmoje pagamintų krovininių vilkikų. Kokia šio parado priežastis, paklausėme Transporto asociacijos prezidento Gintauto Balevičiaus. Šiandieną mes pakvietėme kauniečius ir miesto svečius į krovininių vilkikų Mercedes-Benz pristatymą Lietuvos gyventojams. Tai didelis koncerno EBSV Transporto asociacijos ir akcinės bendrovės Kauno autotransportas vadovų nuopelnas. Kontrakto vykdymas tęsiasi metus laiko ir šiandien mes turime šitus sunkiosius automobilius. Tikimės iš jų gero biznio ir geros sėkmės pervežant tarptautiniais maršrutais įvairius krovinius. Iš viso nupirkta 50 vilkikų, sudaryto kontrakto vertė siekia 10 milijonų Vokietijos markių. Prie šios sutarties daug ko prisidėjęs koncernas EBSV, kuriam, kaip žinia, priklauso ir Kauno Holdingo kompanija. Neseniai buvo kilusi panika, kad ši kompanija jau nebesuduria galo su galu. Pasinaudojusi progą klausiu, kokia padėtis šiandien. Kas liečia indėlių atsiėmimą, tai pilnai stabilizavosi, žmonės jau nenutraukia indėlių, bet kam ateina terminas, tie beveik visi atsiėma. Bet nėra to blogo, kad neišeitų į gerą ir tai mus privertė padirbėti daugiau su vakarų kreditais ir mes pritraukime iš vakarų kreditus daug pigesnius, 90 kartų pigesnius. Vakarai reikalauja tam tikrų garantijų duodami kreditus. Kokias garantijas jūs jiems pateikėte? Tai labai įvairiai. Pavyzdžiui, šiuo atveju, kada buvo perkami Mercedesai, tai buvo mūsų vyriausybė garantas. Pavyzdžiui, kada buvo perkami Renault iš Prancūzijos, tai išteko koncerno garanto. Taip šiandien atrodo Klaipėdos valstybinės žvejybos laivynų įmonės Jūra radio centras. Operatorės, paskelbusios įspėjamąjį streiką vienai parai, šiandien jį nutarė pratęsti, nes jau 4 mėnesį moterims neišmokamas nors ir menkas 140 litų atlyginimas. 60 žvejybos laivų jau antra para neturi ryšio su krantu. Tiesa, radio centre streikuojančios operatorės aptarnauja tik 2 avarinius radio kanalus, kuriais teikiama medicininė, avarinė ir oro prognozės informacija. O šiaip jokių žinių nei iš jūros, nei į jūrą. Žvejai nesmerkia radio operatorių, atvirkščiai. Jų šiam poelgiui pritarė. Tai byloja, kad ir iš laivo Maironis atsiųsta radiograma, kurioje sakoma, laikykitės merginos. Radio centro viršininką Aleksandrą Zotovą mes paprašėme įvertinti šią situaciją, kuri, galima sakyti, pasiekė kulminacinį tašką. Ponas Zotovas atsisakė kalbėti, nes atseit ir jis pats yra tokioje pačioje padėtyje. Tikrai, kai tenka dirbti kenčiant alkį, be abejo kalbėti nesinori. Krante dirbantiems viršininkams ir viršininkėliams šiandien pasirodo radio centras nereikalingas. Mat jie ir be jo gali vadovauti. Bet įdomu, kaip jų šitą poelgį po savaitės kitos įvertins žvejai, netekę pagrindinio savo ryšio su šeimomis. Žvejybos laivyno įmonėje Jūra šiomis dienomis daug kalbama apie pinigus. Pasak Jūros generalinio direktoriaus Vlado Stonkaus, vien tik atleistiems iš darbo žvejams įmonė skolinga 600 000 litų. Štai šioje ilgoje eilėje prie Vlado Stonkaus kabineto durų ištisomis dienomis audiencijos laukia žmonės, kuriems neišmokėti pinigai už metus pusantrų. Štai čia didžiojo žvejybinio tralerio Rusnė žvejai bando išsiaiškinti su administracijos atstovu, kas ir kaip jiems išmokės 19 000
$1000, kuriuos laivo kapitonui ėmė ir pavogė traukinio kupė pakeliui iš Maskvos į Vilnių. Apie pinigus kalbama ir generalinio direktoriaus kabinete. Sūduvos žvejybinio laivo įgulos narių žmonos dar praėjusią savaitę įteikė įmonės vadovams ultimatumą. Arba 76 Sūduvos žvejai grąžinami namo iš tolimos Argentinos, išmokėjęs jiems uždirbtus pinigus, arba moteris skelbia bado streiką. Padėtis už skolas Argentinoje sulaikytame laive, pasak kapitono žmonos Veros Koščenkovos, tragiška. Baigėsi maisto produktai, pinigai. 6 įgulos nariai gydomi psichiatrinėje ligoninėje. Vienas žvejys mirė reiso pradžioje. Sunkiai serga laivo gydytojas. Mes neturime teisės rizikuoti vaikų, vyrų, tėvų sveikata ir gyvybėmis, kalbėjo Vera Koščenkova. O tuo metu visos telegramos jūros įmoniai, vyriausybei lieka be atsako. Mes ieškosim dabar tam tikrą pinigų sumą, kad nusiųsti maistui. Bet reikia didelės sumos. Jūra turi daugybę skolų, daugybę areštuotų laivų randasi užsienio uostuose. Praėjusį penktadienį Klaipėdos apylinkės teismas turėjo iškelti jūros bankroto bylą. Teisme mes sužinojome, kad Žemės ūkio ministerijos ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos iškelimo buvo gautas rugpjūčio 12. Po savaitės ministerija paprašė atidėti bylos iškelimą 10 dienų, nurodydama, kad neparinko administratoriaus kandidatūros ir neapskaičiavo galimų nuostolių. Gali būti, kad rugpjūčio 29-ąją Žemės ūkio ministerija po kelių nepavykusios reorganizacijos projektų Lietuvos žvejybinio laivyno visas problemas išspręs vieną kartą ir visiems laikams. Bylos prasmė ta, kad tai yra vienintelis teisinis būdas, kaip galima atsiskaityti su kreditoriais. Todėl, kad, pavyzdžiui, sutinkamai su Lietuvos įstatymais valstybės turtą jokių kitų kelių negalima parduoti ir naudotos pinigus skolų dengimui. Leista tik tai dabar yra specialus įstatymas naudoti skolų dengimui pinigus gautus už parduotus laivus, kuriuos vyriausybė leidžia parduoti. Tačiau ir tiems, kurie leisti parduoti vyriausybės laivai, kol kas ne visiems yra pirkėjai arba siūlomas yra labai žemos kainos. Yra ir kita medalio pusė. Už jūros įmonės vartų, jei bankrutavus, liktų tūkstančiai žmonių. Dėl kreditorių vakaruose abejoti neverta. Savo pinigus jie atsiims su kaupu. O tuo metu mūsų žvejai liks ant kranto ir tikriausiai vėl stovės eilėje. Savotiškais įkaitais šiandien tapo valstybinės žvejybos laivyno įmonės Jūra vadovai ir Žemės ūkio ministro pavaduotojas, žuvų pramonės departamento direktorius Algirdas Rusakevičius, praneša LT. Nesulaukdamas konkrečių šių pareigūno veiksmų, kurie padėtų išlaisvinti nuo Liepos 1-osios, Buenos Airių uoste už jūros įmonės skolą sulaikytų laivo Sūduva 67 įgulos narių, jūreivių žmonos su vaikais ir motinos užrėmė vieno kabineto duris ir gerą pusvalandį šių ponų neišleido. Dabar moteris budi įmonėje ir šią protesto akciją žada tęsti iki tol, kol jų vyrai sugrįš į Klaipėdą. Rugpjūčio 29-ąją Žemės ūkio ministerija savo ieškinio dėl bankroto bylos iškelimo valstybinės žvejybos laivyno įmonė Jūra atsisakė. Priminsime, kad ieškinys buvo paduotas Klaipėdos apylinkės teismui rugpjūčio 12-ąją. Rugpjūčio 19-ąją ministerija paprašė nukelti bylos nagrinėjimą 10 dienų. Neaišku, kam iš viso ministerija traukė iš rankovės bankroto bylos kortą, jei nežinojo, ką su ta korta daryti. Iš kitos pusės, jūros problemos lieka, skolos taip pat. Šiuo metu Klaipėdos miesto antstolių kontorai yra pateiktos 57 vykdomosios bylos dėl atlyginimo žvejams išmokėjimo. Yra reiškiniai patenkinti, jeigu nebus įvykdyta, imsimės kitų priemonių. Jos šiuo metu yra areštuota pagal kitas vykdomasias bylas, kur yra organizacijų naudai apie 49 milijonai litų išieškojimo. Yra areštuotas turtas. Tai yra žvejų kultūros rūmai, viešbutis Vėtrungė, poilsio namai 2, plus vaikų darželis. Ir įžiūrėjo šitą bylą rugsėjo 12 Klaipėdos miesto apylinkės teisme, išsprendus klausimą, ar atidės vykdymą, ar nuims areštą šitam turtui, reiškia, mes jau kreipėme išieškojimą į šitą turtą.
Klaipėdos miesto tarybos deputatai išklausė žvejybinio laivyno įmonės Jūra generalinio direktoriaus Ričardo Zažeckio pranešimo apie padėtį įmonėje. Direktorius priminė, kad jis jau prieš 5 metus siūlės parduoti 2/3 laivų. 94 jūros laivai, pasak generalinio direktoriaus, galėtų prigaudyti žuvies ne vienai, o 30 Lietuvos dydžio valstybių. Su Lietuvos kreditoriais jūrai reikėtų atsiskaityti savo turtu. Tokiu būdu mes išsaugotume laivyną Lietuvoje. O jeigu įvyktų taip, kad tai yra bankroto atveju, būtų priverstinis atsiskaitimas su kreditoriais, tai pagrindinė mūsų turto dalis atitektų užsienio kreditoriams. Laivai būtų parduoti labai menka verte, turint pavyzdžius, kada Monzundo tipo laivas, kurio rinkos vertė galėtų būti vertinta 3,5–4 milijonai dolerių, buvo bandomas parduoti iš aukciono už $50 000. Jūrai bankrutavus likto be darbo virš 6 000 žmonių, tai tiesiogiai, ir bankroto padariniai turėtų antrinį nedarbą, pagimdytų antrinį nedarbą, kuris siektų nuo 9 iki 13 000 žmonių. Jūra savo darbuotojams skolinga 9 milijonus litų. Ir tikriausia 2 milijonai, kurie bus išmokėti žvejams šiomis dienomis, taps savotiška kalėdinė dovanėlė. Konkurse, kaip jau pranešėme, dalyvavo 3 televizijos kompanijos. Viena jau veikianti Baltijos televizija ir 2 naujai įregistruotos. Telediena, steigėjai Vilniaus televizijos direktorius Vytautas Kvietkauskas bei dienos laikraščio vyredaktorius Rytis Taraila ir Laisvas nepriklausomas kanalas, steigėjai Žemės ūkio bankas, akcinės bendrovės Vilniaus Vingis ir Griaustinio Aidas bei Lietuvos darbininkų sąjunga. Dar prieš konkurso rezultatų svarstymą Vytautas Kvietkauskas, vienas iš Teledienos steigėjų, patvirtino apie savo balotiravimą LDDP sąrašuose į savivaldybių rinkimus, kuris buvo neigtas spaudoje. Yra paskelbti oficialūs sąrašai ir aš esu tuose sąrašuose. Tuo tarpu dienos vyredaktorius Rytis Taraila, paklaustas, ar buvo akcininkų susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta kurti televiziją, teigė: Ne, tokio susirinkimo nebuvo, bet tai jis ir nebūtinas. Bet pamiršo pasakyti, ar akcininkai savo susirinkime įgaliojo jį. Panoramos žiniomis ne. Laisvo nepriklausomo kanalo vardas dažnai gretinamas su EBSV grupe. Tiesą pasakius, man visai nesvarbu, kaip aš esu jau sakęs, ar tai vieni finansininkai Lietuvos ar kiti tai darys. Jeigu jiem reikia komercinio pramoginio televizijos kanalo ir jie pasiruošę tam investuoti suprasdami sąlygas, mane tai patenkina. Po audringų svarstymų 7 iš 8 vyriausybės paskirtos komisijos narių nubalsavo už tai, kad antrasis televizijos kanalas būtų išnuomotas Laisvam nepriklausomam kanalui. Vienas balsas teko Baltijos televizijai. Ar nebijote būti įrankiu politinių intrigų rate? Paklausime Laisvo nepriklausomo kanalo atstovo Andriaus Giržado. Visuomet yra būdas juo nebūti, išeiti. Bet dabar tik įeinat. Taip, bet durys niekada neužtrenkiamas už nugaros. Visada galima išeiti tyliai arba ramiai, taip kaip padarė ponas Tapinas. Pagrindinis konkurso laimėtojo garantas ir steigėjas, valstybinis akcinis Žemės ūkio bankas, turintis 54% valstybės kapitalo, nors konkurso nuostatuose ir buvo rašoma, kad garantija privaloma būtent iš komercinio banko. Nuo sutarties pasirašymo dienos Laisvas nepriklausomas kanalas turės mokėti už ryšių paslaugas apie 9 000 litų į parą, kadangi telekompanijos rėmėjas pusiau valstybinis bankas, kasgi suskaičiuos, kiek lėšų skiriama iš komercinių pinigų, kiek iš valstybinių. Tad džiaukimės, turėsime dar vieną valstybinę televiziją, kurią dalinai išlaikysime mes, o pelną gaus EBSV grupė. Pasak Bangos generalinio direktoriaus Sigito Godelio, tai vienintelis kelias, nes įmonės skolos pernelyg didelės. Atsiskyrus nuo Rusijos, šis Lietuvos pramonės gigantas, kuriame dirbo 8 000 žmonių, prarado savo rinką. Vien savo darbuotojams įmonė šių metų kovo 1 dienos duomenimis yra skolinga 2 039 000 litų. 8303 Bangos akcininkai turi per 3 milijonus akcijų. Iš jų daugiau nei 1 milijonas priklauso valstybei. Bankroto atveju akcininkų interesai tenkinami paskiausiai. Jiems lieka tai, kas lieka
atsilieka nuo visų kitų atsiskaitimų. Bankrutavusi įmonė matyt bus reorganizuota. Kaip papasakojo Sigitas Godelis, jau dabar pagal gaminamos produkcijos rūšis yra sukurti ir registruoti 6 filialai, turinti savo sąskaitas ir dirbantis ūkiskaitos pagrindais. Ateityje jie turės gyventi iš to, ką pagamins. Teismui iškėlus bankroto bylą, Bangos pastatai greičiausiai bus nuomojami, nes pirkėjų vargu ar atsiras. Kitas turtas bus parduotas iš varžytinių. Pirmą gegužės turėjau atsimti, bet vaikštau kiekvieną dieną ir nieko nežada. Sako skambit telefonu, bet telefonu irgi nieko neatsako. Tai va, žadėjo, kai įdėjau indėlį, kad toj pat sueis dieną, 3 dienos gausiu. Dabar reikia man pinigai ir čia į keblę padėtį papuoliu, reikia būtinai pinigai ir užtraukė tiek laiko daugiau negu pusę mėnesio. Aš tai kodėl turiu kentėti? Ne, tai su mano pinigais kažką tai daro, kažkokią tai naudą, kažkokį tai... Ką tai, aš nežinau, ko jie ten nusiminėja konkrečiai, bet dabar sako, kad bendrai jie jau ruošiasi žlugti, išsiskirstė ten į kokias tai organizacijas neaiškės. 15 minučių susirinkę Vilniuje Kaštonų gatvėje Kauno Holdingo kompanijos indėlininkai kantriai laukia žinios, bus pinigų ar nebus. Prasivėrus durims atsakymas buvo toks. Šiandien sumų negrąžinsit. Eikite į Kauną, Kaune filmuokit. Tai jūs paaiškinkit, ar mokėsit pinigų žmonėm, paaiškinkit. Kauno Holdingo kompanijos indėlininkų skelbimas ant durų kvietė pirkti kaunietiško komercijos ir kredito banko akcijas. Bankas beje taip pat priklauso ABSV grupiai. Banko akcininkai, be kitako uždaroji akcinė bendrovė Urmas, investicinės akcinės bendrovės Nekilnojamas turtas bei Šviesus rytojus. 2 iš 9 ABSV steigėjų. O komercijos ir kredito banko tarybos pirmininkas Arvydas Kazakevičius yra ir uždarosios akcinės bendrovės Kauno Holdingo kompanija steigėjų sąraše. 30% akcijų ABSV grupiai priklausančių įmonių ar uždarųjų akcinių bendrovių turi ir valstybinėme komercinėme banke. Valstybinio komercinio banko tarybos pirmininkas yra ABSV grupės prezidentas Gintaras Petrikas. Banko taryboje keletas žmonių vadovaujančių ABSV priklausantiems UABams ir privatizuotoms įmonėms. Vieni šaltiniai Panoramai teigia, kad ABSV grupiai priklauso 61, kiti šaltiniai net 120 ūkio subjektų – elektronikos, lengvosios, transporto, prekybos, statybos srityse. Nepaskutiniai šalyje ABSV grupė ir jų partneriai – metalų, naftos, energetikos biznyje. Iki šių metų pabaigos mokesčių į biudžetą mokėjimas tarp kitų įmonių šalies vyriausybės nutarimu atidėtas 9 ABSV įmonėms, iki kitų metų pabaigos 7. 3 iki šio amžiaus pabaigos, tarp jų ir Vilniaus Vingiui, kuris vienas iš laisvos nepriklausomos televizijos akcininkų. Kauno Holdingo kompanijos valdybos pirmininkas Valdas Krasnickas Panoramai sakė, kad iš indėlininkų surinkta apie 18 milijonų dolerių, o šios dienos įsiskolinimai yra $1,5 milijono dolerių. Kauno Holdingo kompanija pagalba žadėjo kreiptis į ABSV grupę ir sakė, kad bandys prašyti įmonių, kad jos paspartintų atsiskaitimus. Šiandien užsukome į pramonės ir prekybos ministeriją. Kaip mums sakė ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas, ABSV grupė, tarp jų ir Kauno Holdingo kompanija, yra 20 priklausiusių pramonės ir prekybos ministerijai įmonių akcininkai. Kokia šių įmonių ekonominė padėtis, paklausėme ministerijos sekretoriaus. Nėra gera šita situacija ir ypač elektronikos įmonėse mes turim daugelį nelabai gerą ūkinę finansinę situaciją, bet reiktų pasakyti, kad pavyzdžiui tas pats ekranas, jeigu jo savo laiku pajėgumas buvo $1,5 milijono kineskopų, o 4 metais jie padarė milijoną kineskopų, beveik milijoną kineskopų, tai nėra taip blogai, kaip galėjo atsitikti. Pasakykit, skolos kokios yra ekrano valstybei? Taip, skolos ekrano yra didelės. Jeigu ekrano skolos bendros, tai su viskuo beveik turbūt artėtų ir energetika, ir socialinis draudimas, ir biudžetas, ir banko skolos artėtų prie 100 milijonų litų. Didžiosios elektronikos įmonės jos yra įkeitę. Jeigu aš dabar tiksliai atsimenu, yra įkeista ir banga, arba dalinai įkeista, ir ekranas turi įkeitimo dokumentus, ir turbūt yra inkaras įkeistas, aš dabar negaliu garantuoti tiksliai, ir Panevėžio linas. Žodžiu, yra įkeista, didelis tų įmonių dalis yra įkeista bankams. Suskaičiavimas skolas ir į valstybės biudžetą. Įmonėse, kurios mūsų duomenimis jau dalyvauja savininkų tarpe ABSV grupės investicinės kompanijos, jų bendra biudžeto skola mūsų skaičiavimais, ir čia yra apytikriai skaičiavimai, yra apie 144
milijonai litų. Daugeliu šių įmonių skolos atidėtos net iki 2000 metų. Ir dar, ar galima tikėti, kas juodu ant balto parašyta? Ar naudinga narystė EBSV grupėje? Ar gali būti šefuojamos valdžios struktūros siekiant, kad būtų priimti sprendimai naudingi EBSV grupės įmonėms? Šiandien negausiai susirinkę didžiosios frakcijos nariai išklausė ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininko Vytauto Juškaus informacijos apie EBSV grupės veiklą, privatizuojant šalies elektronikos bei kitas pramonės įmonės, kreditus, kelių įmonių bankrotus, EBSV grupės bandymus turėti valstybinio komercinio ir taupomojo banko kontrolinius akcijų paketus. Priminsiu, kad tai jau sena istorija ir valstybė šiuose bankuose jau vėl turi 51% akcijų. Vytautas Juškus informavo, kad taupomajame banke dirba ekonominė policija ir prokuratūra, kuri domisi, iš kokius pinigus buvo įsigytos šios banko akcijos. Kai kurios jų areštuotos. Tokį pat patikrinimą frakcijos narių manimų reikia atlikti valstybinėme komercinėme ir žemės ūkio bankuose. Publikacijos apie EBSV grupę dienoje buvo vertintos taip. Jeigu perskaitytos straipsnius, čia yra parašyta tiesa. Kaip negaila būtų, kaip nekeista, aš perskaičiau atidžiai, kas čia yra parašyta tiesa. Ir liūdna, kad mūsų valstybė šitokie dalykai dedasi. Vytautas Juškus priminė frakcijos nariams Kėdainių chemijos gamyklos privatizavimą. Konkursą laimėjo UAB Minta ir fizinių asmenų grupė. Beje, Mintai atstovaujantis Raimondas Kriūnas, pasak Vytauto Juškaus, galbūt tas pats asmuo esantis EBSV ir komercijos grupės verta narių, vadovaujantis akciniai bendroviai ALNSA. Šiandieną tiesa vyriausybei buvo priimtas sprendimas ir įpareigota pramonės ir prekybos ministerija kreiptis į teismą su ieškiniu, kad protestuoti, sprendimą Centrinės privatizacijos komisijos dėl pripažinimo nugalėtojo, konkurso nugalėtojo. Va tada ir pažiūrėsim, ar teisingai buvo priimtas sprendimas ar neteisingai. LDDP frakcija nutarė pirmadienį išsamesniam pokalbiui pasikviesti generalinį prokurorą, vidaus reikalų ir finansų ministrus bei Lietuvos banko valdybos pirmininką. Daugiau kaip prieš mėnesį Kauno holdingo kompanijai EBSV grupės nariai nebegrąžinant pinigų indėlininkams, nutraukusiems sutartis bei neišmokant palūkanų, kompanijos valdybos pirmininkas Panoramai teigė. Mokėjimai nėra nutraukti, jie paprasčiausiai vėluoja. Šiandien pasidomėjome, kasgi pasikeitė Vilniaus skyriuje. Pasakė ateiti už mėnesių, reiškia maždaug nuo Liepos 10, kad mokės pinigus. Ir ką jūs šiandien radot? Šiandien pasakė, kad vėl už mėnesio ateiti. O jūs dar tikit pažadais? Tikiu. Štai, kad aš prieš metus juos palaikiau irgi jau čia visi buvo susirinkę atsimti, o jie sako, jeigu visi atsims, tai mes užluksim. Ir aš pratęsiu. Vilniaus skyriaus vadovas Dainius Čepaitis telefonu Panoramai vėl tradiciškai žadėjo. Išmokėjimus galbūt pratęsime kitą savaitę, o gal dar vėliau. Daugelis EBSV grupės privatizuotų pramonės įmonių yra valstybės skolininkės. Panoramos žiniomis EBSV privatizuotų objektų pagal ūkio šakas procentinė išraiška tokia: 35% pramonės įmonių, 13 statybinių organizacijų, 25 autotransporto įmonių. Ko baigsis Kauno holdingo kompanijos finansinis skandalas, nežinia. Indėlininkai žada organizuoti piketus prie Seimo, kreiptis į teismus. Investicinė Kauno holdingo kompanija 30 000 šalies indėlininkų yra skolinga 19 milijonų dolerių. Panoramos žiniomis, Kauno holdingo kompanijos vadovai yra įsigiję 17 įmonių akcijų. Tačiau, kaip šiandien sakė spaudos konferencijoje socialdemokratas Antanas Baskas, nei vienoje įmonėje ši kompanija neturi kontrolinio akcijų paketo. Ar atgaus indėlininkai savo pinigus, priklausys nuo jų ryžtingumo, sakė Seimo narys, ir siūlė nukentėjusiems žmonėms glaustis prie partijų, steigti judėjimus, nes dabartiniai Lietuvos įstatymai leidžia grobti ir likti nenubaustiems. Naujasis indėlių garantijų įstatymas, pasak Antano Basko, mažina tas garantijas. Juolab atrodo nesuprantamas, nes indėliai buvo įdėti veikiant vienam įstatymui, o naujasis įsigaliojo jau bankroto metu. Tad indėlininkai renkasi savo kelią. Šiuo metu indėlininkai renka parašus, kuriuos žada įteikti apeliaciniam teismui ir reikalauja nutraukti bankroto bylą investiciniai Kauno holdingo kompanijai. Tad kokią baigtį prognozuojat jūs? Tai priklausys nuo ESBV grupės, kaip jinai nuspręs, kaip bus išsidėstęs nusiteikimai įvairių grupių. Yra 3 variantai. Vienas variantas, kad nutraukta bus byla ir holdingas vėl toliau gyvas.
Antras variantas, kad bus byla ir jos pasiekmės vėl gali būti tokios, kad nebus pati blogiausia, nebus išmokama, tik bus žadama išmokėti. Mažiau blogas variantas, kas bus nutraukta palūkanų mokėjimas ir bus tik tai indėliai grąžinti. Man visiškai nekelia abejonių, kad SBV grupė ir holdingo kompanijos vadai yra susiję su dabartinė valdžia. Koks bebūtų apeliacinio teismo sprendimas, indėlininkai tikisi susigrąžinti pinigus, nes net sovietinis Vnešekonombankas ir tas pamažu grąžina skolas. Meno dirbinių gamykla Ula privatizuota 1992 m. birželio mėnesį. Tuomet jie ir pradėjo vadovauti kauniečiai iš koncerno, vėliau pasivadinusio EBSV grupe. Per 2 metus bankrutavo visi Ulos filialai esantys kituose miestuose. Darbo neteko namudininkai. Pernai rugsėjai sustojo įrenginiai Druskininkuose, nebuvo mokami nei atlyginimai, nei mokesčiai valstybei. Ištuštėjo cechai sandėliai, o papuošalai iš asortimento kambario iškeliavo į reprezentacijas ir negrįžo. Šiemet Ulos akcininkų kantrybė pasibaigė. Šių metų birželio 9 dieną įvykusiame visuotinėme akcininkų susirinkime buvusi direktorių valdyba nušalinta nuo akcinės bendrovės Ula vadovavimo. Jos nariams Raimondui Berinkevičiui ir Virginijui Meiliūnui atstovavusim EBSV interesus Uloje iškelta baudžiamoji byla dėl dokumentų klastojimo ir turto grobstymo. Nauja direktorių valdyba ieško būdų, kaip atgaivinti juvelyrinių dirbinių gamybą, atnaujinta gintaro gaminių gamyba, plečiama sidabro papuošalų gamyba, pradėta į aukso dirbinių gamybą. Vedamos dėrybos dėl prekybinių gamybinių sutarčių sudarymo su Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos firmomis. Jau atkrauta pirmoji prekių siunta į Ukrainą. Finansų ministerijos revizijų departamento darbuotojai šiuo metu tikrina bendrovės finansinę veiklą. Jie savo išvadas dar paskelbs. Be minėtosios bylos buvusiems direktoriams Druskininkų teisme yra dar viena. Sąmoningai sumažinus įstatinį kapitalą be akcininkų sutikimo buvo išleista akcijų už 200 000 litų. Jas taip pat nupirko viena kauniečių bendrovė, kurios savininkai susiję su EBSV. Prognozuoti kokią nors bylų baigtį dar anksti, o privatizacija vos nesibaigė visišku įmonės bankrotu. Susitikime, į kurį nebuvo įleisti žurnalistai išskyrus Panoramos operatorių, buvo priimtas EBSV grupės pareiškimas. Jame sakoma, kad Kauno holdingo kompanijos skola indėlininkams šiuo metu yra 81 milijonas litų. Jie atsirado dėl to, kad buvo padaryta klaidų investuojant surinktas iš indėlininkų lėšas, taip pat buvo apsiriktai vertinant ilgalaikius ekonominio augimo tempus. Spaudos konferencijoje EBSV grupės vadovas Gintaras Petrikas patvirtino, kad EBSV visokiojopai padės greičiau spręsti atsiskaitimo su indėlininkais problemas ir jau yra pasiūlyti konkretų sprendimą. Keliai. Po rugsėjo 30 dienos kiekvienas indėlininkas atėjęs į savo punktą, kur jisai pridavė savo indėlį, jisai galės gauti pilną informaciją, kas šiuo metu yra ir galbūt išsirinkti, jeigu tas pasiūlymas jam tinkamas yra. Tame indėlininkams siūlomų materialinių vertybių sąraše sklypai, transporto bei prekybos įmonės, įvairios prekės. Čia pateiktas turtas tai ne vien holdingo kompanijos, bet ir EBSV galimybė, sakė ponas Petrikas. Vienas iš siūlomų variantų grąžinti indėlius grinais, pratęsiant sutartis ilgesniam laikui ir suteikiant rimtas garantijas. Taip pat šiuo metu pradėta kurti nauja kompanija, kuri imtųsi holdingo sanavimo, tai yra vykdytų visus kreditinius įsipareigojimus. Šios kompanijos turtas turėtų būti nemažesnis kaip 80 milijonų litų ir jį į bendrą katilą suneštų visi EBSV grupės nariai. Kaip pripažino indėlininkų atstovai, kol kas vieningos nuomonės nėra. Kitas trišalis susitikimas numatytas rugsėjo 26 dieną. Kadangi politiniai Gedimino Vagnoriaus oponentai renginyje nedalyvavo, tad vieša apklausa tapo eilinė spaudos konferencija. Eksministras pirmininkas sakė, kad per 2 metus prokuratūros, valstybės kontrolės departamento, ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos, dabar tapusios ekonominių nusikaltimų slėpimo komisija, pajėgos nesugebėjo įrodyti nė vieno konkretaus fakto, kad jo vadovaujama vyriausybė būtų skyrusi kam nors lėšų ar turto. Apie praeitį Gediminas Vagnorius buvo klausinėjimas nedaug ir tik apie privatizaciją.
privatizacija. Eksministras pirmininkas teigdamas, kad pirminio privatizavimo įstatymas buvo geras, atmetė abejonės, kad galima buvo jį apeiti ir pradėti privatizaciją. Tačiau atėjus į valdžią LKP LDDP, sakė prelegentas, vienas esminių šio įstatymo straipsnių buvo pakeistas. Tai ir sudarė prielaidas valstybinio turto grobimui. Ši pataisa buvo apskusta Konstituciniam teismui, tačiau, sakė Gediminas Vagnorius, Konstitucinis teismas pasimetė, nes iki šiol taip ir nepradėjo svarstymo. Faktiškai, kaip nors įrodyti, kad valdžia neprisideda prie neteisėto privatizavimo, organizavimo negalima, konstatavo Gediminas Vagnorius. Beje, investicinius čekius eksministras pirmininkas panaudojęs paskutinę minutę, juos į kažkokias bankrutuojančias įmonės investavusi jo žmona. Su korupcija, pasak konservatorių tarybos pirmininko, reikia kovoti ne tik teisinėmis, bet ir politinėmis priemonėmis. Gediminas Vagnorius žurnalistams teigė, jog paskutiniai metai prieš rinkimus bus patys laimingiausi Lietuvos žmonėms, nes jau dabar matyti socialinės būklės pagerėjimas. Tačiau prelegentas tikisi, kad LDDP kitose Seimo rinkimuose gaus mažiau vietų negu prieš 3 metus gavo Sąjūdis. Į Panoramos klausimą, kas finansuos Tėvynės sąjungos rinkimus, atsakė. Nei Vilniaus brigados, nei BSV grupė Tėvynės sąjungos nefinansavo ir nefinansuos. Ką šitos grupuotės finansavo, sekantis spaudą ir sekantis politiką, galėjo sužinoti. Mūsų rėmėjų yra skaičius labai nedidelis. Mes ir toliau stengsimės, jog jų mes turėtume kuo mažiau. Ir kad kuo daugiau rėmėjų būtų iš užsienio. Pirmiausia, iš mūsų lietuvių, kurie mums labai padėjo per savivaldybių rinkimus. Iš jų mes gauname apie daugiau nei pusę visų lėšų, kuriuos išleidom per savivaldybių. Apie tai, kad Lietuvoje klesti neūkiškumas ir korupcija, neseniai, kaip žinote, garsiai ir kategoriškai prabilo vienas Seimo narys. Atsakydamas į jo kritiką, premjeras pareikalavo konkrečių įrodymų. Visuomenėje vis dar spėliojama, kokie tie įrodymai ir ar iš viso jų esama. Mesgi išklausę šiandieninę ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininko Vytauto Juškaus ataskaitą Seime, galime jums drąsiai pasakyti, nebeabejokite, jų tikrai yra. Štai iš komisijos pirmininko ataskaitos aiškėja, kad kai tik stambi valstybinė įmonė privatizuojama, tai vis netokia tvarka, kaip įstatymai liepia. Pavyzdys – Kėdainių chemijos gamykla. Kai tik lėšos gaunamos iš biudžeto, tai vis įvairios žinybos jas naudoja taip, kaip liepia jų siauri interesai. Kas už jas brangiausias mašinas perka, kaip pavyzdžiui Krašto apsaugos ministerija, kas gyvenamų namų statybą finansuoja, kaip pavyzdžiui Lietuvos bankas, o kas netgi įsigudrina senus lėktuvus nupirkti beveik už tiek pat kaip naujus, kaip pavyzdžiui lėktuvą Jetstar susisiekimo ministerija. Be to, jeigu ne ši komisija, tai 3 stambiausi valstybiniai akciniai bankai Lietuvoje šiandien jau būtų tapę privačiais. O dabar be Seimo leidimo jie tokiais tapti nebegalės. Išklausę tokią pono Juškaus ataskaitą, jo paklausti panoro net 44 Seimo nariai. Man keistai pasirodė jūsų pranešime nuskambėjus mintis, kad dėl automobilių pirkimų Krašto apsaugos ministerijoje nukentėjo garažo viršininkas, o su automobiliais važinėja ministras ir kiti pareigūnai aukšti, kurie turbūt be jų leidimų, be ministro vizos tikrai tą mašiną nebūtų nupirkęs garažo viršininkas. Kodėl jisai buvo nubaustas, o ne ministras? Komerciniai bankai 3. Reiškia, pasaulyje nėra nei vienoj valstybė, kad valstybė atsisakytų balsavimo teisės. Ką reiktų daryti ir kas turėtų atsakyti galų gale už tokį iš tikrųjų korupcijos atsiradimą viršūnėse pačios. Nes čia be viršūnių iš tikrųjų negalima. Ir dar vienas. Gerbiamas Juškau, perversmo Lietuvoje be mano vadovavimo neįvyks. Būkit ramus. Beje, visą turėtą medžiagą apie perversmą ponas Juškus sakėsi perdavęs ponui Jurgeliui. O kadangi visi, kurie norėjo pono Juškaus ko nors paklausti, į tam skirtą laiką netilpo, tai tolesnį apklausinėjimą yra nutarta tęsti artimiausiuose Seimo posėdžiuose. Susitikimo būta netikėto, tačiau ABSV grupės prezidentas maloniai sutiko atsakyti į kai kuriuos Panoramos klausimus. Kas atvedė jūs į Seimo ekonominių nusikaltimų tyrimo komisiją? Aš atvykau pas poną Juškų pristatyti mūsų planuojamą atsiskaitimų pagalbos Kauno holdingo kompanijai projektą. Į klausimą, ar ABSV grupė prisims Kauno holdingo 81 milijono skolą indėlininkams, ponas Petrikas atsakė.
Galbūt aš kitaip suformuluočiau, kad jinai neprisims, bet jinai padės Kauno holdingo kompanijai įspręsti šitą problemą. Kodėl jūs taip traktuojate, kad padės, bet neprisims? Todėl, kad kiekviena iš BSV grupės įmonių ar firmų jinai yra savarankiška ir jinai pati atsako už savo visus poelgius. Atkreipsiu dėmesį tik į tai, kad ABSV grupės dokumentuose registruotose savivaldybėje be kita ko teigiama, kad ji koordinuoja asociacijos narių veiklą bei kooperuoja asociacijos narių lėšas priimtoms programoms vykdyti. O ABSV grupė turtinga? Galbūt pasakykim taip, kad BSV įmonės turtingos. Mes investavę esam pinigus į daugiau kaip 100 kompanijų. Taigi, ABSV grupės asociacijos įtakoje apie 130 šalies įmonių, Komercijos ir kredito bankas Kaune, nemažas paketas valstybinio komercinio banko akcijų. Beje, šio banko tarybos pirmininku Gintaras Petrikas tapo jau 1993 metais. Šio banko akcionavimo reikalus tvarkė dabartinis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Kazys Ratkevičius, tuomet buvęs valstybinio komercinio banko valdybos pirmininko pavaduotoju. Beje, ir šiandien Lietuvos banko taryboje Sigitas Godelis, buvęs Bangos generalinis direktorius. Jūs kaip ABSV grupės prezidentas tikriausiai žinote, kiek įmonių užstatyta yra bankams? Užstatymas yra kiekvienos įmonės asmeninis reikalas. Registracijos dokumentuose taip pat teigiama, kad asociacija atstovauja narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose, teismuose ir arbitražuose. Dar kitur įsipareigojama šefuoti valdžią. Ar jums gerai sekėsi šefuoti valdžią? Šefuoti valdžią, čia labai toksai jau provokacinis klausimas. Mes tai tikrai jos nešefavom, bet yra darbiniai santykiai, kurie yra neišvengiami. Ir vėlgi tai yra pateikiama. Negalim mes nedirbti su valdžia, mes turime labai daug klausimų derinti iš tikrųjų. Ir nematau tame kažko tai tokio blogo. Kągi veikia pas jūs ponas Petrikas? Jam buvo keliamas klausimas jau ne tik šiandieną, buvo jau ir pas vidaus reikalų ministrą, kad jisai tvirtina, kad jie gali atsiskaityti. Tai mus domina, jeigu gali, prašau, tegu atsiskaito. Bet tai turi būti visiškai realus planas. Priešingo atveju tai yra luokės likimas. Kito kelio aš nematau. Šią bylą, pagal kurią holdingas žmonėms skolingas per 80 milijonų litų, tyria speciali vidaus reikalų ministerijos sudaryta tardymo grupė. 5 valandas trukusiame pasitarime taip pat dalyvavo ABSV ir Kauno holdingo kompanijos vadovai bei indėlininkų atstovai. Savo pokalbiuose ABSV vadovai neneigia, kad jie sutinka padėti holdingo kompanijai išsikapstyti iš tos bėdos. Nors juridiškai yra taip sukomponuoti jų įstatai, kad jie juridiškai neatsako už šitos, tarkim, holdingo kompanijos bėdas. Juridiškai buvo ruošiami taip dokumentai, kad jie nebūtų saistomi atsakomybės saitais su savo tom įmonėm. Kad jeigu kas atsitiktų, ABSV grupė liktai lieka viršų ir liktai nuo šalyno visos tos atsakomybės. Bet aš sakau, tai neįmanoma. Pati tyrimo eiga jau atsako į tą klausimą, kad jie labai tamprai tarpusai susiję ir materialiniais ryšiais, ir finansiniais, ir pagaliau tie patys žmonės kartojasi, jeigu peržiūrėsim steigėjus, valdymo organus, tai tos pačios pavardės dažniausiai kartojamos. Tyrimas baudžiamoje byloje jau parodė, kad būtent holdingo kompanijos surinkti pinigai ir buvo perpumpuojamai į tas 9 investicinės akcinės bendrovės, kaip satelitus tos ABSV grupės. Jų atsakomybė bus sprendžiama baudžiamoje byloje taipogi kaip ir holdingo vadovo atsakomybė, nes matosi, kad tai buvo vieno centro veikla. Mes norim ištirti apskritai visą ABSV veiklą. Baudžiamoje byloje mums svarbu duoti juridinį vertinimą visai šitai veiklai. Ar tai buvo nusikaltimas, koks tai buvo nusikaltimas ir kas kaltas. Kalbėjom apie maždaug, kada galėtų būti ta byla pabaigta. Jau turim patirties, sakysim, lygindami sekundės bylą ir visą kitą atsižvelgianti tai, kad jau mes ir patyrimą šiek tiek įgaunam, bet kur tai metai pusantrų gali užtrukti tyrimas.
Gintaras Petrikas sulaikytas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 137 straipsnį kaip įtariamas padaręs nusikaltimą. Kaip sakė Panoramai Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, rytoj baigsis 72 valandos, kai ponas Petrikas buvo sulaikytas. Pasibaigus sulaikymo terminui galimi šie variantai. Arba EBSV prezidentas bus suimtas, arba paleistas iš areštinės. Abiem atvejais ponui Petrikui gali būti per 10 dienų pareikštas kaltinimas. Arba ne. Firmos Sustos vadovui dirbusiam KGB pasiklausimo centre Kaune, Linksmakalnyje, pateiktas kaltinimas pagal 307 Baudžiamojo kodekso straipsnį. Įmonės naudojamas kaip priedanga kitai veiklai. Kauno Telekomo inžinieriui Kęstučiui Žiedeliui šiandien pateiktas kaltinimas pagal tą patį straipsnį bei bendrininkavimą. Šią bylą tyrė Lietuvos generalinė prokuratūra. Į keletą Panoramos klausimų sutiko atsakyti generalinio prokuroro pavaduotojas Artūras Paulauskas. Ko klausėsi šitie vyrai? Kaltinamasis Gruoliai aiškina, kad klausėsi kai kurių komercinių įmonių vadovų pokalbį. O kam priklauso tas komercinės įmonės? Dauguma tų komercinių įmonių priklauso EBSV grupiai koncernui. Gruolijos aiškinimu reikėjo patikrinti vadovų lojalumą. Tačiau mano nuomonė, kad buvo ir kitų tikslų. Tyriant šią bylą buvo apklaustas ir buvęs KGB Lietuvoje vadovas Romuldas Marcinkus. Jisai dirbo EBSV grupėje? Taip, jis dirbo EBSV. Jo pareigos buvo vindikacijos tarnybos vadovas. Buvo bandoma sukurti saugos tarnybą EBSV, tačiau negavo ponas Marcinkus licenzijos šitai tarnybai kurti. Ir nuo šių metų vidurio jis nebedirba. Prieš porą metų Lietuvos banko valdybos pirmininko kabinete buvo rastas pasiklausimo prietaisas. Dabar paaiškėjo, kad Gruolyje buvo tas žmogus, kuris rado Lietuvos banko vadovo pono Ratkevičiaus kabinete pasiklausimo prietaisą. Jeigu jau žinoma, kas rado, tai gal išaiškės, kas ir padėjo. Valstybinės žvejybos laivyno įmonės Jūra žvejai niūriai juokauja, kad kiaulės metais visiškai sužlugo žvejybos laivynas, o žiurkės metais bus sudaroti ir paskutiniai trupiniai. 150 laivų turėjęs laivynas miršta. Pasak Jūros profsąjungos lyderio Vytauto Baltūsio, šį rudenį iš darbo išėjo apie 100 tūkstančių žvejų. Įmonėje liko šiek tiek mažiau nei 3000 darbuotojų. Jūra jiems skolinga apie 10 milijonų litų ir panašu, kad Klaipėdos žvejai taps apgautų indėlininkų likimo broliais. Seimo priimtas valstybinių įmonių skolų dengimo turtų įstatymas žvejams atrodo keistokai. Turto įmonėje nebėra likvidaus turto. Seimas priėmė įstatymą, reiškia, kurį aš skaitau, tai yra vėl galų slėpimas. Tai valstybės turtu atsiskaityti skolai su valstybė, bet tais pastatai tie bus įvertinti rinkos kainomis. Sodrai įmonė skolinga yra apie 24 milijonus. Sodrai turi būti perduotas Žvorūnės poilsio namai Palangoje. Jų likutinė indeksuota vertė yra 3,5 milijonų. Kokiais kriterijais įvertinta rinkos kaina, čia neaišku, bet yra įvertinta 24,6 milijonų. Tai paėmus į balansą sodrai pastatą už 20 beveik 5 milijonus, abejoju, ar pensininkam atsiras pinigų daugiau, ar socialinis draudimas nuo to bus turtingesnis, tai yra oro pinigai. Bet kito turto tai nebėra. Kitas turtas visas yra iššvaistytas, išgrobstytas. Ir kol kas dar nėra nei vieno kaltininko įvardinta. Jau mes šitą problemą keliam 2 metai. Rašėm ir vyriausybei, ir prezidentui, ir Seimui. Deja, absoliučiai jokios reakcijos. Įsigudrino net iš profsąjungos 300 tūkstančių pinigų pavogti. Šiau tiesiai įvardinta yra pavogti profsąjungos narių pinigai. Paslapčių mūsų valstybėje užtenka. Jos dengia žvejybos laivyno žlugimo istoriją, dengia ir buvusiai žvejybos uostą, į kurį mūsų šiandien paprasčiausiai neįleido.
Komercijos ir kredito bankas, kurios stambiausi akcininkai yra EBSV grupiai priklausančios bendrovės, turinčios apie 30% banko akcijų, praėjusios savaitės pabaigoje sustabdė atsiskaitimus su indėlininkais. Kaip Panoramai sakė šio banko valdybos pirmininko pavaduotojas Eridanas Jakštas, tai susijęs su visos Lietuvos ekonominės padėties pasikeitimu, bankų krize. Komercijos ir kredito bankė šiuo metu savo indėlius laiko 1200 fizinių asmenų ir tik 100 iš jų sąskaitose daugiau nei 5000 litų. Iš viso bankė indėlių yra už 3,5 milijono litų. Pasak pono Jakšto, stambios Lietuvos pramonės įmonė šiame banke savo sąskaitų neturėjo. Paklaustas, kada vėl bus atsiskaitoma su indėlininkais, pirmininko pavaduotojas sakė, jog tai priklausys nuo banko galimybių susigrąžinti paskolas arba realizuoti bankui įkeistą turtą. Anot Eridano Jakšto, nors pagrindinis tikslas yra grąžinti indėlius pinigais, neatmetama galimybė, kad norinti savo pinigus galės atsiimti kitą išraišką. Išvardinti didžiausius banko skolininkus valdybos pirmininko pavaduotojas atsisakė ir paminėjo tik 2 – valstybinė įmonė Jūra ir bankrutavusią Bangą. Panoramos žiniomis, vakar Komercijos ir kredito banko valdybos pirmininkas buvo išvykęs į Vilnių, kur lankėsi bankų priežiūros departamente. Kokie kaltinimai buvo pateikti EBSV prezidentui? Sausio 30 dieną buvo iškelta baudžiamoji byla pagal 274 straipsnio 3 dalį dėl svetimų turtų užvaldymo apgaulę stambių mastų, imant paskolas iš 2 Lietuvos Respublikos bankų, atlikus pirminius tardyminius veiksmus, parengtinį tardymą, nustatyta, kad su šitų paskolų paėmimu yra susijęs EBSV prezidentas Gintaras Petrikas. Matyti, kad jo veikoje buvo sukčiavimo požymių, dėl to jam ir pareikštas kaltinimas. Į klausimą, ar didelę žalą padarė EBSV prezidentas Lietuvos valstybiniam komerciniam bankui, imdamas iš jo kreditus ir iki šių metų sausio 19 dienos, būdama šio banko tarybos pirmininku, Aleksandras Jakubauskas atsakė. Dėl žalos padarimo tai lems tolimesnis tyrimas. Aš dabar negaliu pasakyti, kol nebaigtas parengtinis tardymas, kiek tokių buvo paskolų paimta ir kaip šios paskolos buvo naudojamas. Šiuo metu iš jūsų paminėtų bankų mes tyriam vienos paskolos paėmimą, bet aš šitą dalyką plačiau komentuoti nenoriu, nes tai gali pakenkti parengtiniam tardymui. O šiandien Kauno apygardos teisme 4 Kauno holdingo kompanijos indėlininkai vėl bandė kompanijai iškelti bankroto bylą. Neatvykus ieškovams posėdis buvo atidėtas. Priminsiu, jog 1994 kompanijai iškelta bankroto byla šiuo metu yra apeliacinėme teisme. Iš Lukiškių į Kauno areštinę apklausai Gintaras Petrikas buvo nugabentas iš kovo 18 į 19 dieną. Kitą rytą buvo pastebėta, kad įtariamasis Petrikas blogai jaučiasi, pastebėtos taip pat ir sumušimo žymės. Dabar EBSV prezidentas gydomas Švento Jokūbo ligoninėje Vilniuje. Gintaras Petrikas buvo patalpintas į Kauno areštinės kamerą, kurioje laikomi dar 6 kaltinamieji. Kaip Panoramai sakė policijos departamento generalinis komisaras Jonas Liaudanskas, tarnybinių patikrinimo metu kameroje sėdėję įtariamieji neigia mušę Gintarą Petriką, o jis pats užkliuvęs, nukritęs ir gavęs traumą. Kauno miesto apylinkės prokuroras, tyriantis šį faktą Kazys Skiemus, Panoramai sakė, jog pirminio tyrimo metu Gintaras Petrikas pareiškęs, jog niekam pretenzijų neturi ir nenorėjo ilgai bendrauti. Prokurorų manymu tai galėjo būti dėl prastos Gintaro Petriko būklės. Teismo medicinos ekspertizė be abejo parodys, ar buvo sumuštas Gintaras Petrikas ar ne. O Švento Jokūbo ligoninės neurochirurgijos centro vadovas Egidijus Klumbys sakė, jog Petrikui nustatytas galvos smegenų sutrenkimas. Tikėtina versija, kad Gintarą Petriką sumušė kiti kameroje sėdėję įtariamieji, nes kiekvienam parūpinti po individualią kamerą kol kas galimybių nėra. Kauno areštinėje turinčioje 80 vietų šiuo metu patalpinta 200 įtariamųjų, kas žino, kas su kuo turi kokių sąskaitų. Vidaus reikalų ministerijos tardymo departamento direktorius Justinas Vasiliauskas sakė, jog šiuo metu vien tik jų departamentas tyria 57 finansinės ūkinės ir 6 bankinės bylas. Tad verslininkams įpratusiems prie patogumų, Stašaičiai, Bubneliui ir Petinskui, Kliukovskui, Rukuižai ir kitiems kol kas nori tenka taikytis prie Lukiškių sąlygų. Šiuo metu Kauno Ketaus liejyklos skolos siekia 19 milijonų litų. Kauno elektros tinklams bendrovė skolinga 3,3 milijonus, Sodrais 4 milijonus, specialios paskirties uždarai akciniai bendroviai Kauno vandenys 600 tūkstančių litų. Per mėnesį įmonė sunaudoja elektros energijos maždaug už 300 tūkstančių litų, tačiau prieš 2 metus atsiradusios skolos didėja kiekvieną dieną. Pagal FARE programą
yra numatytas lengvatinis kreditas, kaip tik likviduoti energetiniams įsiskolinimams. Mes irgi padavėm savo veiklos planą ir visą reikalingą medžiagą vyriausybei gauti šitą kreditą. Tačiau 3 kartus buvo pateikta svarstymų medžiaga ir mes visus kartus negaudavom. Motyvas buvo ir mūsų pačios ministerijos, pramonės ir prekybos ministerijos, kad mes esam EBSV koncerno įtakos sferoje, dėl to neduoda kreditų. Po privatizavimo 44% bendrovės akcijų liko vyriausybės žinioje. Tiek pat tai yra 44% nupirko koncerno EBSV įtakos sferoje esančios investicinės akcinės bendrovės. Liejykloje dirba elektrinės indukcinės krosnys, 2 automatinės formavimo linijos su užpylimo automatais, todėl čia perdirbamas bet koks metalo laužas. 80% pagaminamos produkcijos eksportuojama į vakarų Europą. Nutraukus elektros energijos tiekimą visiškai sugestų nepertraukiamų darbo režimų dirbantis agregatai, nesutrūkinėtų ugniai atsparus išklojimas. Vėl atnaujinti gamybą prireiktų ne tik lėšų, bet ir laiko. Šiandien Kauno elektros tinklų vadovai pareikalavo, jog iki pirmadienio Kauno Ketaus liejykla pateiktų elektros energijos atjungimo grafiką. Jei reikalavimas nebus įvykdytas, elektros energijos tiekimą atjungs savo nuožiūrą. Dalį skolos apmokėti bendrovė pasiūlė nekilnojamojų turtų arba turimomis kitų įmonių akcijomis. Kol kas tikimasi, jog vyriausybė parems įmonę skirdama lėšas apmokėti skolas energetikams. Praėjusių metų spalio mėnesį policijos pareigūnai atlikę kratą viename Ryšių gatvės name, esančiame netoli Kauno Telekomo, rado specialią pasiklausimo aparatūrą, kurią, kaip spėjama, čia galėjo įrengti KGB dirbę ryšių specialistai. Prieš teismą stojo Eduardi Guralija, kaltinamas sukūrimu įmonės, kuri buvo naudojama kaip priedanga neteisėtai veiklai, pasikalbėjimo slaptumo pažeidimu. Pastarasis baudžiamojo kodekso straipsnis pritaikytas ir 2 Telekomo darbuotojams – Irenai Vaškelienei ir Kęstučiui Žiedeliui. Jie taip pat kaltinami bendrininkavimu. Teismo posėdėje buvo apklausti liudininkai ir tie, kieno pokalbių buvo klausomasi. Tarp jų bendrovių ir asociacijų vadovai, kurių įmonės priklausė EBSV įtakos sferai. Į posėdį liudyti buvo pakviestas, tačiau nedalyvavo EBSV vadovas Gintaras Petrikas, šiuo metu laikomas Lukiškėse. Eiliniai valstybinio komercinio banko indėlininkai Lietuvos banko siūlymą apsvarstyti banko finansinę būklę nebejotinai sieja su prasidėjusia šiame banke krize. Tačiau juos būtent ir norėtume nuraminti. Šuo pakastas ne ten. Esmė ta, kad po Lietuvos banko inspekcijos patikrinimo buvo rasta nemažai pažeidimų. Pavyzdžiui, praėjusiais metais išduodant paskolas su EBSV grupe susijusiomis įmonėmis. Bankas pažeidė komercinių bankų įstatymą. Banko valdyba be tarybos leidimo įsigijo Mažeikių naftos akcijų, vėl pažeisdama tą patį įstatymą. Šiam švelniai tariant pažeidimui ir skirsime šį pirmąjį reportažą. Prieš pat Kauno komercijos ir kredito banko žlugimą Valstybinis komercinis bankas skiria jam 50 milijonų tarbankinę paskolą. Iš kur kitos gerumas? Priminsiu, kad Valstybinio komercinio banko tarybos pirmininku iki sausio vidurio buvo EBSV prezidentas Gintaras Petrikas, o Kauniškio komercijos ir kredito banko pagrindiniais akcininkais buvo investicinės bendrovės ir įmonės susijusios su EBSV. Šiemet sausio 15-ąją Komercijos ir kredito bankas praneša Valstybiniam komerciniam bankui, kad grąžinti lėšų, tai yra tarbankinės paskolos, negali. Bet įvyksta stebuklas. Atsiranda ponas Arnoldas Vankevičius, kuris iš Komercijos ir kredito banko perima kreditorinius reikalavimus. Tai yra skola, kurią jam grąžinti turės su EBSV susiję juridiniai asmenys. Tai įvyksta sausio 11 dieną. Tai dar ne viskas. Pasiaukojantis ponas Arnoldas sausio 13 jau tampa įkaito davėjų ir už 50 milijonų perleidžia Valstybiniam komerciniam bankui kaip akcijų savininkas 2,5% Mažeikių naftos akcijų. Ir įvykdo Komercijos ir kredito banko 50 milijonų vertės įsipareigojimus. Valstybinis komercinis bankas už vieną akciją sumoka 50 litų. Nominaliai yra 10 litų. Pradžioje jos buvo parduodamos po 6, po to kaina buvo pakilusi iki 15, po to kažkas norėjo dar kelti, bet dabar stabilizavosi apie 15 norinčių parduoti yra, o pirkti nėra jų. Kaip tokius Valstybinio komercinio banko valdybos sprendimus vertina naujasis tarybos pirmininkas? Gal čia savo žodį pasakys savo laiku ir teisinės institucijos, tai daro bankui žalą ir mes tą apsvarstę buvom pasakę valdybai ir sakėm, kad tokio pobūdžio įkeitimų arba veiksmų nereiktų daryti. Reportažas, kaip Valstybinio komercinio banko valdyba tokius veiksmus bando daryti, rytdienos panoramoje.
Kai žlugo Kauno holdingo kompanija, su ABSV susijusių įmonių akcijos buvo areštuotos, o toms įmonėms pirkti kreditai buvo paimti, kaip supratote, iš valstybinio komercinio banko. Netaip seniai daugelį valstybės institucijų, taip pat ir generalinėje prokuratūroje atsirado valstybinio komercinio banko pareiškimai. Vieną jų pasirašė banko valdybos pirmininkas Algimantas Barusevičius, kitą jo pavaduotoja Kristina Dabašinskaitė. Be kita ko, juose rašoma, kad ABSV vadovybė suderinasi su jos įtakoje esančių investicinių akcinių fondų vadovybė bei akcininkų susirinkimais, siekdama likviduoti atsiradusį įsiskolinimą bankui siūlo už paskolas parduoti eilės stambių ir sėkmingai dirbančių pramonės įmonių akcijų paketus. O oficialus įsiskolinimas bankui kovo 11 dienai buvo beveik 75 milijonai litų. Žodžiu, nuimkite nuo akcijų areštą ir ABSV atsiskaitys. Žinoma, ne su žmonėmis įkišusiais pinigus į Kauno holdingą, o su valstybiniu komerciniu banku. Juolab, kad valstybinio komercinio banko valdyba su ABSV siūlomu Monkės bizniu sutinka. Planas toks, kaip perkant Mažeikių naftos įmonės akcijas. Kada pažiūrėjom tos siūlymus, sakėm, kad šitų akcijų skaičių reikia padauginti minimum iš 4 arba iš 3 ir tada pradėti dėrybas, kiek iš tikrųjų kainuoja tos akcijos. Ir tada, kad tas akcijas pardavus būtų galima uždengti kokį tai laipsnio šitos kreditus. Tačiau valstybinio komercinio banko valdyba patenkina ABSV siūlomą kainą. Apie tai informuojami ne tik Lietuvos bankas, šalies vyriausybė, finansų ministerija, atstovaujanti valstybės interesų šiame banke, bet ir pats prezidentas. Jų prašoma palaikyti valstybinio komercinio banko siekimą už su ABSV grupe susijusių įmonių skolas perimti Lietuvos kuro, Inkaro, Laivytės, Dirbtinio pluošto, Vilniaus Vingio, Kėdainių biochemijos akcijas bei tarpininkauti, nuimant apribojimą minėtų akcijų judėjimui. Iš specialistų paaiškinimų ir iš tų gautų atsakymų mums susidaro toks vaizdas, kad tų akcijų nominalas visiškai netitinka jų dabartinės vertės. Ir kad atidavimas skolos nebūtų visiškai ekvivalentas ir dalis skolos būtų narašyta. Atrodo, kad valstybinio komercinio banko valdyba gina ne valstybės interesus. Ir niekas jai nieko padaryti negali, nei Lietuvos bankas, nei vyriausybė, nei finansų ministerija. O gal nenori? Jų nuopelnus privalo įvertinti teisėsaugos institucijos. Jie neturi išvengti griežtos atsakomybės. Praėjusiu metu spalio mėnesį Kauno policijos pareigūnai padarė kratą viename Ryšių gatvės 19 namo bute esančiame netoli Lietuvos telekomo Kauno filialo. Čia surado specialią profesionaliai įrengtą pasiklausimo aparatūrą. Išaiškinus, jog šiame bute neteisėtai buvo klausiamasi įvairių ABSV įtakos sferai priklausančių firmų vadovų telefoninių pokalbių, prieš teismą stojo Eduardį Guralyje, kaltinamas, jog sukūrė įmonę, kuri buvo naudojama kaip priedanga neteisėtai veiklai ir pažeidė telefoninių pokalbių slaptumą. 2 Lietuvos telekomo Kauno filialo darbuotojai taip pat apkaltinti pažeidę telefoninių pokalbių slaptumą. Šiandien į teismo posėdį neatvykus svarbiam liudytojui Romualdui Kontrimui buvo apklaustas tik Gintaras Petrikas. Bylos nagrinėjimas atidėtas. Praėjusiuose reportažuose Panorama informavo apie ABSV ketinimus atsiskaityti su valstybiniu komerciniu banku už paimtų 75 milijonų dydžio kreditus ABSV įtakoje esančių pramonės įmonių akcijomis. Valstybinio komercinio banko rašte generaliniai prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms teigiama, kad jos stambios ir sėkmingai dirba. Gal jos ir sėkmingai dirba, bet vertinant valstybinio komercinio banko siūlomų įmonių akcijas būtina prisiminti ir užsienio paskolas, už kurias garantavo valstybė. Pavyzdžiui, ABSV Inkare turi daugiau kaip 60% akcijų. Kaip teigia patikimi šaltiniai, bendra paimtų Inkaro kreditų suma 100 milijonų litų. Vyriausybė svarstė probleminės paskolas, kurios gautos iš užsienio. Taip, Inkaras yra patekęs kaip probleminė paskola. Jam yra išduota per 23 milijonus JAV dolerių. Jeigu valstybinis komercinis bankas už savo išduotus kreditus ABSV pirktų ABSV siūlomas Inkaro akcijas, tuomet turėtų mokėti ir užsienio skolas. Bankas juk valstybinis. Prie probleminių paskolų, kurios yra išduotos iš užsienio paskolų krepšelio, yra išduota koordinatei per 1 milijoną JAV dolerių ir taip pat išduota jūrai
apie 2,8 milijonai JAV dolerių. Priminsiu, kad šiuose akcinėse bendrovėse ABSV yra palikusi ryškų pėdsaką. Kai kurios minėtos akcinės bendrovės laiku neatsiskaito už užsienio paskolas. Už jas tai daro Finansų ministerija, vykdanti valstybės įsipareigojimus. O valstybė, kaip žinote, tai mes visi. ABSV Kauno holdingo kompanijoje žmonėms liko skolinga 80 milijonų litų. Bankrutavęs ABSV komercijos ir kredito bankas liko skolingas 35 milijonus litų. Iš valstybinio komercinio banko su ABSV susijusios įmonės paėmė 75 milijonų litų kreditus. Užsienio paskolos su vyriausybės garantų šiame reportaže išvardintos ne visos. Tačiau valstybinio komercinio banko tarybos pirmininko Niceto Ignoto atsistatydinimą iš tarybos pirmininko pareigų galima traktuoti kaip dar vieną finansinės pramoninės ABSV grupuotės pergalę prieš valstybę. Kągi, šuoloja, karavanas eina. Priminsiu, kad valstybinio komercinio banko 20 milijonų akcinis kapitalas buvo suformuotas tiek iš valstybės, tiek privačių, juridinių bei fizinių asmenų lėšų. Už akcijų anuliavimą balsavo 89% susirinkime dalyvavusių. Beje, akcininkų susirinkime dalyvavo ir buvęs Lietuvos banko valdytojas, dabar valstybinio komercinio banko tarptautinio departamento direktorius Kazys Ratkevičius. Žinoma, šiuo atveju labiausia gaila tų valstybinio komercinio banko akcininkų, kurie neturėjo galimybės daryti jokios įtakos skirstant ar gaunant kreditus. Jie šiandien vidury dienos švelniai tariant buvo nurengti. Žinoma, nemalonu ir tiems, kurie žarstė banko pinigus, ėmė kreditus ir tarbankinės paskolas saviems bankeliams. Tačiau ką reiškia vienas kitas anuliuotas milijonas akcijų pavidalu, palyginti su kokiais 200 milijonų paimtais iš valstybinio komercinio banko. Beje, šiame banke yra ir Lietuvos valstybės iždo sąskaita. Šiandien valstybinis komercinis bankas liko be akcinio kapitalo. Kaip jūs tai galėtumėt pakomentuoti? Taip, tai labai yra paradoksali situacija. Turbūt dar tokio atveju mūsų šalies nepriklausomybės istorijoje nėra buvę. Pana Šepa, jūs šiandien susirinkime atstovavote beveik 29 000 akcijų. Sakykit, ką jūs atstovavot? Taip, aš atstovau tuos akcininkus, kurie man davė įgaliojimus, o juos išvardinti aš šiandien dar nenorėčiau. Ar tai reiškia, kad tai buvo BSV grupės, kadangi jų atstovų nebuvo šiame akcininkų susirinkime? Kodėl jie nebuvo, aš negaliu atsakyti, bet viena įmonė taip buvo. O kiti ne? Kiti negaliu aš jums pasakyti. Kaip jūs sutarsite su BSV grupe atsimti iš jų paimtus kreditus ir tarbankinės paskolas? Man atrodo, susitarti jau nieko nebereikia. Jau veikia teisėsaugos institucijos ir tik tai galiu užtikrinti iš Lietuvos žiūrovus, kad visi pinigai paimti EBSV vardu bus grąžinti bankui. 2:03 valandos tęsėsi Vilniaus miesto apygardos teismo civilinių bylų kolegijos posėdis, kuriam pirmininkavo Gintaras Kryževičius. Kolegija nagrinėjo Gintaro Petriko skundą dėl atsisakymo registruoti jį kandidatu į Seimo narius. Priminsime, kad Kauno centro apygardo, o vėliau ir Vyriausioji rinkimų komisija neregistravo Gintaro Petriko kandidatu į Seimo narius, neva jis renkant parašus pažeidė piliečių savanoriškumo principą. Nagrinėjant Gintaro Petriko skundą, paaiškėjo, kad centro apygarda bei Vyriausioji rinkimų komisija gavo 3 skundus. 2 jų buvo rašoma, kad pasirašysiai nežinojo, kad savo parašu remia Gintarą Petriką, kitame, kad parašų rinkikams neva buvo mokama už parašą 50 centų, o šie žadėję pensijas išrinkus šį kandidatą padidinti 10 litų. Teisme Gintarui Petrikui talkino advokatas Kazimieras Motieka, o Vyriausioji rinkimų komisija atstovavo jos narys Isakas Kaganas. Vilniaus miesto apygardos teismo civilinių bylų kolegija nusprendė. Byloje nustatyta, jog galiojančiais pripažinta 1013 parašų VRK nepateikė teismui įrodymų patvirtinančių jo sprendime padarytų išvadų pagristumą. Be to, pareiškimus rašiusių asmenų nurodyti apgaulės faktai, jog jiems buvo sakoma, kad renkami parašai už verslininką Jonaitį ir lapuose nebuvo įrašytas kandidatas Petrikas, vertintini kritiškai. Įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją įregistruoti Gintarą Petriką
kandidatu į Seimo narius vienmandatėje Centro rinkimų apygardoje numeris 13. Sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo. Jūros žvejybinio laivyno įmonės žlugimo pradžioje, prieš 4 ar 3 metus, laivus pardavinėti sekėsi kažkaip lengviau. Dabargi, iki spalio 15-osios, eilinį kartą buvo pratęstas Žemės ūkio bankui perduotų laivų pardavimo konkursas. Tačiau, kaip pavyko sužinoti, pirkėjų neatsirado. Žvejybos laivyno likučių likimas dunkso tirštame rūke ir banko planuose. Tiesa, dar rugsėjo viduryje Klaipėdos apylinkės prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą, kurios metu bandys išsiaiškinti nusikalstamus pareigūnų veiksmus, švaistant valstybės turtą ir viršijant pareigybinius įgaliojimus. Mes paprašėme valstybės kontrolę, kad atliktų ten nuodugnę reviziją ir apjungę savo turimą medžiagą ir valstybės kontrolės medžiagą, perdavėme į prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamąją bylą dėl akivaizdaus valstybės lėšų švaistymų. Pastaruoju metu pastebime, kad kai kuriuose uosto teritorijoje esančiose gamyklose sparčiai mažėja valstybės kapitalas. Manyčiau, kad kontrolės institucijos turėtų atkreipti rimtą dėmesį, kad nepasikartotų jūros variantas. Klaipėdos apylinkės prokuroras Stanislavas Tulpinas ypatingomis pergalėmis tyriant jūros žvejybos laivyno įmonės žlugimo bylą pasigirti negalėjo. Tai primena istoriją su bankais. Pinigai lyg vanduo į smėlį. Tik tiek, kad laivyno nebėra. Valstybinės žvejybos laivyno įmonės skolos šiandien yra beveik 90 milijonų litų. Visas likęs turtas įvertintas 57 milijonais litų. Yra dar ir įspūdingas sąrašas įmonių, kurios 40 milijonų skolingos pačiai jūrai. Tačiau apie skolininkus šiandien žinome tik tiek, kad jiems išsiųsti įspėjimai. Nuo šios dienos tikslas parduoti likusi turtą, atsiskaityti bent jau su įmonės darbuotojais. Šiuo metu jūroje yra likę 3 pastatai, kurių realiausia parduoti galima Gintaro poilsio namus. Su kitais 2 bus problematiška. Ir 7 laivai, iš kurių 2 tinkami tik tai metalo laužui. Lietuvoje dar yra likę gal 50 žvejybinių laivų, todėl neturėtų atsitikti taip, kad nebeliks pačio žuvies ūkio, o vien tik žuvies ūkio departamentas Žemės ūkio ministerijoje. Sunku patikėti, tačiau štai šio pastato likutinė vertė 239 tūkstančiai litų, o tikrai nebaigto statyti priestato 698 tūkstančiai. Taigi priestatas 3 kart brangesnis. Tokius ir panašius galvosukius šiandien sprendė pirmą kartą posėdžiavusiai žvejybinio laivyno įmonės Jūra likvidavimo komisija. Jie inventorizavo likusi turtą, nustatė kainas, kuriomis ši turta bus bandoma parduoti varžytinėse. Jos numatytos penktadienį, tai dar ir gruodžio 13. Taigi jūreiviams labai nelaiminga diena. Jūra savo darbuotojams šiandien skolinga virš 2 milijonų litų. Anksčiau ar vėliau teks mokėti ir išeitines pašalpas 232 paskutiniams įmonės darbuotojams. Iš žvejų išgirdome, jo gali atsitikti ir taip, kad klaipėdiečiai paseks Mažeikių baldininkų pavyzdžių, nes turto liko ne kažin kiek. Matyti, prokuratūrą teks kreiptis ne vieną kartą. Nes, pavyzdžiui, atliekant poilsių namų Gintaras inventorizaciją Juodkrantėje, paaiškėjo, kad dingo pakankamai brangus pramoginis laivas. Be to dar reikėtų patikrinti, ar teisėtai buvo sudarytos sutartis pardavinėjant įmonės turtą. Vakar generalinėje prokuratūroje vyko pasitarimas dėl baudžiamosios bylos iškeltos dėl valstybinio turto iššvaistymo ir grobstymo stambiu mastu valstybinėje įmonėje Jūra. Baudžiamoji byla dėl jūros neteisėtos finansinės veiklos Klaipėdos prokuratūroje iškelta šių metų rugsėjį, o lapkričio 13-ąją bylą iškėlė ir valstybės kontrolės departamentas. Kadangi tyrimas vyko vangiai ir funkcijos dubliavosi, gruodžio 13 generalinė prokuratūra nutarė sujungti abi bylas. Beje, po sujungimo konstatuota, kad visgi nepakanka dirbančių pajėgų. Šį pirmadienį premjeras Gediminas Vagnorius įpareigojo prokuratūrą paspartinti bylos tyrimą, o vakar į surengtą pasitarimą atvyko ir Seimo pirmininkas profesorius Landsbergis. Pasak prokuratūros atstovų, skubaus pasitarimo datai premjero pareiškimas įtakos neturėjo. Čia gal greičiau sutapo, mes buvome nusprendę šį pasitarimą daryti jau per tą savaitę.
Pasitarime nutarta jūros bylai tirti iš įvairių institucijų sudaryti generaliniam prokurorui pavaldžią tardyminę grupę. Rytoj nutarimu bus patvirtintas šios grupės vadovas. Pasitarime užsiminta apie kai kurias finansinės grupuotės. Dėl Luokės įsipainiojimo apie šitą bylą aš duomenų neturiu. Su BSV iš tikrųjų tam tikri santykiai perkant ir parduodant akcijas yra. Konkrečiau čia gal ne tiek BSV, kiek jos įtakos sferoje esanti Kauno valstybinė įmonė Banga. Ir toliau čia buvo dar kelios bendrovės, kurios dabar jau niekam nepaslaptis, kad yra BSV buvo. Tai Šviesus rytojus, Trikotažo investicijų, nekilnojamas turtas, JAP ir holdingo kompanijos buvo taip pat dalyvavo. Ponas Pėstininkas teigia, kad jūros įmonėje iššvaistytos ypatingų dydžių lėšos. Bet kalbant apie tuos skaičius, jie yra baisų šitų milijonai. Tai yra galbūt 100 milijonų. Gali būti bus ir tiek. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra šių metų pradžioje Respublikos generaliniam prokurorui išsiuntė laišką, kuriame trumpai nupasakojama kriminalinė valstybinės žvejybos laivyno įmonės Jūra istorija. Rašte pranešama, kad nuo 94 iki 96 buvo pareikšta 11 civilinių prokurorinių ieškinių daugiau nei 5,4 milijono litų sumai. Teismo priteista daugiau nei 5,3 milijono litų. Klaipėdos apygardos prokuroras Ignas Laucius minėjo ir kiek didesnius valstybės patirtus nuostolius. Prie Argentinos krantų nusiųsti 8 laivai, kurie atnešė 3 milijonų litų nuostolį. Tai laivų pardavinėjimas jų neįdeksavus atnešęs 90 milijonų litų nuostolį. Tai laivų pardavinėjimas, kaip būdavo kartais be konkursų. Suprantate, kokia kaina tada. Tai nesuprantamas akcijų kainų numušimas. Mokesčių mokėtojų statistika bent jau kol kas nedžiugina. 95-aisiais pareikšti 3 ieškiniai 547 tūkstančių litų sumai, priteista tik 30 tūkstančių. Praėjusiais metais priteista 3 kartus mažiau ir prokuratūros atrodo laukia ilgas darbas. Rugsėjo 6 dieną Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje yra iškelta baudžiamoji byla ir buvo atliekamas tardymas. Yra apklausta nemažai žmonių. Stebuklai jūroje dar nesibaigė. Vakar paaiškėjo, kad žuvų ūkio departamento direktoriumi skiriamas tas pats Algirdas Rusakevičius, kuris dar 94 metų pradžioje vadovavo vyriausybės sudarytai komisijai rengusiai jūros privatizavimo projektą. Vienas įmonės darbuotojų pajokavo, kad bičiuliai iš EBSV siunčia poną Rusakevičius rėpti košės, kurią jis pats ir užvirė. Tiek įmonėje, tiek ir prokuratūroje šūsnimis šiandien kaupėsi popieriai ir galbūt jie pagelbės tarp žinybiniai tyrimo grupiai, kurią generalinis prokuroras įkūrė prieš pat naujuosius. Įvairių teisėsaugos institucijų pareigūnai tarėsi dėl Valstybinio komercinio banko bylos tyrimo eigos. Priminsiu, kad praėjusių metų rugsėjyje Valstybės kontrolės kvotos skyrius iškėlė baudžiamąją bylą dėl turto iššvaistymo Valstybinėme komercinėme banke. Susirinkę tyrimo grupės nariai itin didelėje bylos apimtyje patikslino tyrimo kryptis. Pagrindiniai kreditai, kurie buvo įmami, tai buvo įmami BSV grupuotės, kuriai vadovauja Gintaras Petrikas, tuo pačiu esantis ir buvęs Lietuvos Valstybinio komercinio banko tarybos pirmininkas. Paaiškėjo, kad revizijų metu nebuvo atkreiptas netgi dėmesys, kad didžiulės sumos buvo kreditų išduotos tarpbankiniams kreditams skirtos komercijos ir kredito bankui. Kreditai nebuvo gražinami, pagal nustatytą terminą buvo tiesiami ir vėl buvo išduodami nauji jų negražinus ir iš kurių didelė dalis išduota grynais netgi pinigais, ko tarp bankų praktiškai nebūna. Ir vėl šitie visos kryptys veda, kad tai yra EBSV grupuotės organizuotas pinigų išėmimas. Beje, Kauno komercijos ir kredito bankas taip pat buvo EBSV įtakos sferoje. Vien tik tai, jeigu pasižiūrėtumėm tokią trumpą analizę, kiek kreditai buvo išduoti komercijos ir kredito bankui, pagrindė tai yra 94 metai ir pagal, mes čia turime dabar trumpą tokią analizę, vien tuo metu išplaukė 10 su virš milijonų dolerių ir apie 16 milijonų litų. Vien tik tai šitą kryptimį, jau nekalbu, kad ir kitomis kryptimis vyko pagrindė pinigų kreditų išdavimas 94-95 metais. Nereikėtų pamiršti ir kai kurių pareigūnų. Priminsiu,
kad iki 1993 metų Kazys Ratkevičius Valstybinėme komercinėme banke buvo paskolų komiteto pirmininkės Kristinos Dabašinskaitės pavaduotojų. Tad ar galima teigti, kad tapęs Lietuvos banko vadovu, ponas Ratkevičius žinojo apie BSV veiklą Valstybinėme komercinėme banke? Šiai dienai galime tokią išvadą padaryti, kas viskas rodo, kad jis ne tik tai žinojo, jis privalėjo žinoti ir puikiai žinojo esamą padėtį, tačiau vėl sakau, mes patikrinsim faktus konkrečiai, kaip šitoje situacijoje, koks jo indėlis buvo, ką jisai veikė tuo metu. Ultimatumą paskelbusiame žvejybos traileryje Dūkštas radome tik budintį jūreivį. Įgulai tą pačią dieną, kai jie pasiskelbė pradėsią bado streiką, buvo išmokėtas atlyginimas už sausio mėnesį, tačiau visiškai aišku, kad tai nėra problemos sprendimas. Žvejybos laivyno įmonė Jūra skolinga 900 žvejų apie 3 milijonus litų. Ši suma kasdien padidėja 13 000 litų, todėl gali atsitikti ir taip, kad greitai badaus nemažai Klaipėdos gyventojų. Vienas iš klausimo sprendimo variantų galėtų būti tai, kad kažkaip tai sustabdyti delspinigius. Kadangi per visą bankroto eigą nuo 4 milijonų susidarė delspinigių ir kitų priskaičiavimų 24 milijonai. Tai yra vienas etapas. Kitas etapas dabar pasikartos vėl su 900 žmonių, kas yra dabar 3 milijonai mes skolingi jiem. Ir vėl gali tekti mokėti 24 milijonus. Galima mokėti nežinau kiek, bet ko gero šitas procesas yra labai sunkiai sustabdomas. Kai kurių Klaipėdos teisininkų nuomonė, Jūrai iškelta bankroto byla nuo 95 vasario 1 buvo ginčytina todėl, kad 94 pabaigoje Žemės ūkio bankui buvo perduotas pagrindinės įmonės turtas ir dar iš pat pradžių reikėjo atsiskaityti su pirmos eilės kreditoriais, įmonės darbuotojais, o to nepavyko padaryti per 2 bankroto bylos metus. Gal kaip tik todėl specialioji Lietuvos valdžios inspiruota tyrimo grupė jau porą savaičių net nesirodo įmonėje. Svarstytas generalinės prokuratūros veiksmų teisėtumas nutraukiant baudžiamasias bylas dėl kontrabandos. Šią užduotį komisija, tyrianti ekonominius nusikaltimus, gavo iš vyriausybės. Paaiškėjo, kad nuo 94 iki šių metų sausio 1 generalinė prokuratūra tyrė 19 tokių bylų. Nutrauktos 2, viena dėl įtariamojo mirties, kita nesant nusikaltimui. Komisija aptarė valstybinio turto iššvaistymo Valstybinėme komercinėme banke baudžiamosios bylos tyrimo eigą. Pastebėta, kad dokumentinių revizijų atliktų Valstybinėme komercinėme bei Kauno komercijos ir kredito banke išvados nesutampa. Grobimas buvo slepiamas, vėliau surašant, kaip išaiškėja, klastojant dokumentus ir kad atsekti dabar mechanizmą visą šitą. Pinigų išplovimo iš banko yra tikrai sudėtinga. Šį mėnesį revizijų departamentas baigė kai kurių EBSV grupės įmonių turėjusių ūkinių finansinių ryšių su Kauno holdingo kompanija revizijas. Baigta ir 1,5 metų vykusi revizija pačioje Kauno holdingo kompanijoje. Per tą laiką kompanijai iškelta bankroto byla, buvęs Seimas priėmė sprendimą, kuriuo remiantis buvo panaikinta kai kurių bendrovių esančių EBSV įtakos sferoje turto areštas. Beje, galbūt Vidaus reikalų ministerijos tardymo departamentas, atsakingas už Kauno holdingo kompanijos bylos tyrimą, susidomėtų ir Kauno draudimo kompanijos veikla. Jos steigėjai Raimundas ir Gintaras Petrikai, Igoris Netkovas bei kiti. Šioje privačioje draudimo kompanijoje apdrausti ir visi Seimo automobiliai. Gintarui Petrikui buvo numatyta pareikšti oficialius kaltinimus dėl svetimo turto pasisavinimo arba iššvaistymo stambiu mastu. Kaip agentūrai Baltic News sakė tyrimui vadovaujantis tardymo valdybos viršininkas Stanislavas Liutkevičius, pagrindinė šiuo metu tyrima versija yra paties Petriko slapstymasis nuo tardymo. Tačiau neatmetamos ir nusikalstamų struktūrų įsikišimo, iš anksto suplanuoto pagrobimo arba paslėpimo versijos. Nors nuo praėjusių metų gegužės 30-osios Petrikui buvo skirtas namų areštas, šis jo oficialiai nesilaikė, o gavus teismo sankciją suimti visai išnyko iš teisėsaugos organų akiračio. Kauno holdingo kompanijos bylą tyriantis vyriausiasis tardytojas Panoramai sakė: Čia gal įstatymų spragos, klaidos. O kad jis namų arešte, tai jis yra namų arešte kitoj baudžiamoj byloj, kur yra generalinis prokuratūros žinioj.
Dėl generalinio prokuroro Kazio Peitničiaus teikiamos Kęstučio Betingio kandidatūros nesutarimų nebuvo. Už jį balsavo 71 Seimo narys, 2 susilaikė, nepritariančių iš viso nebuvo. Dėl Algimanto Povilo Galinio paskirimo nesutarimų buvo tarp pačių konservatorių. Jonas Avyžius Seimui priminė vieną seną bylą bei įžiūrėjo Algimanto Galinio neobjektyvumą, o galbūt nesažiningumą ir siūlė Seimo nariams prieš balsuojant gerai pamastyti. Vidmantas Žemelis gyrė pretendentą už dorumą ir sažiningumą bei kvietė balsuoti už. Tad už Algimanto Povilo Galinio paskirimą generalinio prokuroro pavaduotojų balsavo 61, prieš 3 susilaikė 8 Seimo nariai. Kęstutis Betingis be kita ko vadovauja ir jungtiniai grupiai tyriančiai finansinius nusikaltimus. Pirmiausia, kreipsim dėmesį į tas bylas, kurios yra aktualios ir buksuojančius, taip vadinamos valstybinio komercinio banko, kitų bankų, komercijos ir kredito banko, kurios buvo ABSV grupuotės įtakoje ir vadovaujamas praktiškai ABSV prezidento Petriko Gintaro, kuris yra paieškoma šiuo metu, į tokias bylas ir revizija bylų, kurios yra vienai per kirtai pamirštos, užmirštos ar kur tai nusėdusios stalčiuose. Mums rūpi galbūt, žinoma, ir asmenys, kurie padarė nusikaltimus, bet ir asmenys tie, kurie vienai per kitaip slėpė ir padėjo, kad nebūtų išaiškinti nusikaltimai iš pareigūnų. Kaip Jūs vertinate šiandieninę situaciją, kai ABSV prezidentas Gintaras Petrikas ėmė ir dingo? Susidūrėma, sakykime taip, su tokiais kvalifikuotais nusikaltėliais, kurie turi specialistus, patarėjus įvairiose srityse ir reikalui esant jie gali dingti iš akiračio teisėsaugos, jie nesurandami, nors kartais ir slapstas šalimais, tai kaip negaila, bet dėja taip yra. Bandysiu įgyvendinti teismų proceso rungtyniškumo principą. Tai yra? Tai yra šalių lygybė procese. Tiek kaltinimo, tiek gynybos. Henriko daktaro byloje keisis valstybinis kaltintojas, nes Artūras Paulauskas jau nebe prokuroras. Ar tai nekomplikuos bylos nagrinėjimo iš naujo apeliacinėme teisme? Manau, kad ne. Kiek aš girdėjau, dalyvaus ponas Kliunka. Jis pakankamai kvalifikuotas žmogus ir kaltintojas. Pasityčiojimų iš valstybės ir visuomenės, ypač skandalingų valstybinio masto įvykių, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pavadino dalies vidaus reikalų ministerijos archyvo sunaikinimą. Dienraščio Lietuvos Aidas agentūros BNS teigimu, praėjusiai antradienį Grigiškių popieriaus kombinate makulatūra buvo paverstos 60-mečio operatyvinės bylos. Jų per 4 metus neperėmė valstybės archyvų departamentas. Pasak Seimo pirmininko, dėl to kaltę turėtų prisiimti šio departamento direktorius Gediminas Ilgūnas ir ypatingojo archyvo vadovas Arūnas Bubnys. Ponai Gediminas Ilgūnas ir Arūnas Bubnys turėtų patys atsistatydinti, o tie iš vidaus reikalų ministerijos, kurie įvykdė, turėtų aiškiai parodyti tardymo metu, kas davė šitokį įsakymą, kas atrinko bylas apie teisminę baudžiamąją atsakomybę, turėtų spręsti atitinkamos Lietuvos institucijos, jeigu jos ko nors vertos. Teismais ir teisėsauga Seimo pirmininkas suabejojo įvardės antrąjį skandalą EBSV koncerno prezidento Gintaro Petriko paleidimą, kuris susijęs su milžiniško valstybės naikinimo afera. Vytautas Landsbergis priminė, jog LDDP valdymo metais šis žmogus kameroje buvo sumuštas, kad nekalbėtų, ko nereikia. Jo teigimu būtina sulaikyti Gintaro Petriko bendrininkus. Nes jie irgi gali kalbėti, kas organizavo Lietuvos išvogimą, nekalbant apie Urkas ir Kudarauskus. Seimo LDDP opozicijos lyderis Česlavas Juršėnas po to vykusioje spaudos konferencijoje apkaltino konservatorių vyriausybę, kuri būdama pusę metų valdžioje nevykdo savo pažadų pažaboti nusikalstamumą. Jis informavo apie 7 politinių ir visuomeninių organizacijų atstovų priimtą kreipimąsi ginti darbo žmonių interesus. Jame pasisakoma prieš nekilnojamojo turto grąžinimo įstatymo pataisas ir įmonių bankroto įstatymo pakeitimo projektą. Prieštaraujama ketinimams didinti maisto produktų ir komunalinių paslaugų kainas.
Šių metų kovo 8 dieną revizijų departamento Kauno skyriaus darbuotojai baigė 1,5 metų trukusią Kauno holdingo kompanijos veiklos reviziją. Iki balandžio 21-osios su revizorių pateikta medžiaga buvo supažindinti EBSV ir Kauno holdingo kompanijos vadovai. Surinkta pinigų buvo kaip geram banke. Palūkanos buvo mokamos iš pinigų, kurias įnešdavo vėlesni indėlininkai. Investicinė bendrovė žmonių yra surinkus 344 milijonus litų. Pernai vasarą turėjo 29 milijonų litų emisinės vertės vertybinių popierių, 11 tūkstančių litų vertės materialaus turto ir 7 tūkstančius litų kasoje. Kol kas bylą tyriantis pareigūnai revizorių pateiktas išvadas skelbti ir komentuoti atsisako, nes šiuo aktu bus remiamasi teisme, o dabar Kaltinimai yra pateikti Valdui Krasnickui, Algirdui Pašukevičiui. Taip pat kaltinimai turėjo būti pateikti Gintarui Petrikui. Jisai pasislėpė nuo tardymo. tyriant holdingo bylą Petrikui nepateikus kaltinimo nebuvo paskirta ir kardomoji priemonė. O šiuo metu generalinė prokuratūra tyria dar vieną bylą, kurioje Petrikas kaltinamas, jog sukčiaudamas firmos Evaldis vardu paėmė paskolą iš valstybinio komercinio banko. Nepratęsus jo suėmimo pernai gegužės mėnesį Petrikui buvo skirtas namų areštas. Prižiūrėti, kaip laikomasi nustatyto režimo, buvo pavesta Kauno centro nuovados policininkams. Patikrinimai būdavo atliekami ne kiekvieną dieną, bet darbuotojai dirbdami teritorijoje, organizuodami reidus nuo 21 valandos iki 8 valandos tam tarpe patikrindavo paros bėgyje, ar jisai yra namuose, ar laikosi jisai jam nustatyto apribojimo. Pareigūnams gavus patvirtinimą iš tardymo departamento antros skyriaus viršininko pavaduotojos Paškevičienės Petrikui buvo leista gydytis Palangoje, o balotiruojantis į Seimą namų areštas buvo sustabdytas. Tačiau anot pareigūnų iki šiol jie neturėjo detalių instrukcijų, kaip elgtis su žmogumi, kuriam paskirtas namų areštas. Aleksandras Jakubauskas sakė, jog teismui nepatvirtinus suėmimo pareigūnai privalo skirti kitą įstatymę numatytą kardomąją priemonę. Beje, vakar Kauno apygardos teismas paliko galioti apylinkės teismo nutartį nesuimti Kauno holdingo kompanijos teigėją EBSV viceprezidentą Algirdą Pašukevičių, taip pat kaltinama svetimo turto iššvaistymų, stambių mastų ir neteisėta įmonės veikla. Šiandien jam skirta kardomoji priemonė 80 000 litų piniginis užstatas, kurį sumokėjo vienas iš indėlininkų iniciatyvinės grupės narių. Pasiteiravus, kur šiuo metu gali būti Gintaras Petrikas, pareigūnai sakė: Neturim konkrečių žinių, kur gali būti Petrikas. Įsitikinus pilnai, kad jo nėra Lietuvoje, be abejo bus skelbiama paieška per Interpolą. 14 teisėjų, kuriems baigėsi kadencijos laikas, stojo prieš teisėjų tarybą, kuris sprendė tolesnę jų galimybę teisėjauti. Po Teisėtvarkos institucijų vadovų pokalbio su ministru pirmininku, Teisingumo ministras yra pareiškęs, kad teisėjai, kurie nesutiko sankcionuoti Kauno holdingo ir EBSV veikėjų suėmimo, turėtų būti svarstomi teisėjų taryboje. Šiandien Teisingumo ministras Vytautas Pakalniškis Panoramai sakė: Šiandien teisėjų taryboje ne, šitą medžiagą Kauno teismo priimtus sprendimus reiškia taip yra nagrinėjimas kaip tik dar Teisingumo ministerijos specialistų. Ir reikia turėti geras pagristas išvadas, kad pateikti teisėjų tarybai kažkokius siūlymus. Dar neužteko laiko tam. Na, o šiandien aptarti buvo nemažiau svarbus dalykai. Koks turėtų būti realus tas užstato dydis, kad jis atitiktų padaryto žalos arba nusikaltimų sunkumai ir kad tai būtų iš tikrųjų realus dydis, dėl kurios žmogus nepabėgtų. Pavyzdžiui, Latvijos ministras teisingumo man sakė, kad jų Baltic Bank prezidentas yra laisvėje, bet jis $2 milijonus davė užstatą. Paryčiais Aro vyrai apsupo Savanorių prospekte esantį 5-aukštį, pažymėtą 340 numeriu. Čia kažkada buvo klestinčios finansinės pramoninės EBSV grupės būstinė bei komercijos ir kredito bankas, taip pat priklausęs šiai grupuotei. Prasidėjusi Kauno holdingo kompanijos krizė turėjo įtakos ir šiam bankui, nes per jį vyko EBSV grupės ir su jie susijusių įmonių ir investicinių bendrovių finansinės operacijos. Praėjusių metų vasario 19 dieną Komercijos ir kredito bankui buvo iškelta bankroto byla. Praėjusių metų rugsėjyje buvo iškelta baudžiamoji byla dėl svetimo turto iššvaistymo stambiu mastu valstybinėme komercinėme banke,
O birželyje Panorama savo žiūrovams pasakojo apie nenaudingą valstybiniam komerciniam bankui sandėrį su Komercijos ir Kredito banku. Dabar pateiksime šio reportažo ištrauką. Prieš pat Kauno Komercijos ir Kredito banko žlugimą Valstybinis komercinis bankas skiria jam 50 milijonų tarbankinę paskolą. Iš kurgi toks gerumas? Priminsiu, kad Valstybinio komercinio banko tarybos pirmininku iki sausio vidurio buvo EBSV prezidentas Gintaras Petrikas, o Kauniškio Komercijos ir Kredito banko pagrindiniais akcininkais buvo investicinės bendrovės ir įmonės susijusios su EBSV. Šiemet sausio 15-ąją Komercijos ir Kredito bankas praneša Valstybiniam komerciniam bankui, kad grąžinti lėšų, tai yra tarbankinės paskolos, negali. Bet įvyksta stebuklas. Atsiranda ponas Arnoldas Vankevičius, kuris iš Komercijos ir Kredito banko perima kreditorinius reikalavimus. Tai yra skola, kurią jam grąžinti turės su EBSV susiję juridiniai asmenys. Tai įvyksta sausio 11 dieną. Tai dar ne viskas. Pasiaukojantis ponas Arnoldas sausio 13 jau tampa įkaito davėju ir už 50 milijonų perleidžia Valstybiniam komerciniam bankui kaip akcijų savininkas 2,5% Mažeikių naftos akcijų ir įvykdo Komercijos ir Kredito banko 50 milijonų vertės įsipareigojimus. Valstybinis komercinis bankas už vieną akciją sumoka 50 litų. Dabar stabilizavosi apie 15 norinčių parduoti yra, o pirkti nėra jau. Kaip tokius Valstybinio komercinio banko valdybos sprendimus vertina naujasis tarybos pirmininkas? Gal čia savo žodį pasakys savo laiko ir teisinės institucijos, tai daro bankui žalą. Su šiais 50 milijonų litų ir siejasi generalinės prokuratūros veiksmai šiandien. Mes turime neoficialiai gautos informacijos, jog kai kurie dokumentai yra dingę, jie yra naikinami. Tai yra pagrindinis tikslas šito kratų. Be šito pastato buvo atliktos kratos būtuose tų asmenų, kurie vienaip ar kitaip susiję su EBSV grupuotė koncernų bei Kredito ir Komercijos banku. Gal galėtumėte įvardinti? Taip, tai tokie asmenys kaip Raimondas Petrikas, Grigola, Krasnickas, Pašukevičius ir eilė kitų. Tikėkime, kad teisėtvarkos pareigūnams pasiseks ką nors rasti, nors, kaip teigia liudininkai, prasidėjus EBSV griūčiai, aplink šį pastatą popieriniai laužai liepsnojo. Na, o generalinės prokuratūros atstovas spaudai užtikrino, kad šiandieninė akcija Kaune tai yra generalinės prokuratūros strategijos viena iš dalių. Tikslas finansinėse ūkinėse bylose išaiškinti, kas yra kaltas dėl svetimo turto iššvaistymo arba grobimo ir surasti tą turtą ir grąžinti nors dalį, kaip sakant, nukentėjusiems. EBSV grupė daugiausiai įsiskolinusi Kauno holdingo kompanijos indėlininkams bei Valstybiniam komerciniam bankui. Holdingo kompanijos administratorė Aldona Stasiulaitienė sakė, kad aukščiausiajam teismui rugsėjį panaikinus iki tol galiojusius kreditorinius reikalavimus neaišku, kada su indėlininkais bus atsiskaityta. O tų holdingo kompanijos indėlininkų per 10 000. Skolos 98 milijonai litų. EBSV koncerno viceprezidentas Algimantas Pašukevičius kreipėsi į Valstybinį komercinį banką, kuriam su EBSV susijusios bendrovės skolingos įvairiais apskaičiavimais nuo 80 iki 160 milijonų litų, siūlydamas perduoti bankui už skolas dirbtinio pluošto Lietuvos kuro ir Kėdainių biochemijos akcijas. O dar geriau būtų, teigia rašte ponas Pašukevičius, kad šiuose įmonėse EBSV priklausančių akcijų paketai būtų sujungti su valstybei priklausančiomis akcijomis, o po to pelningai parduoti. Priminsiu, kad EBSV priklausantis turtas šiuo metu yra areštuotas. Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Gintaras Jasaitis Panoramai sakė, kad reikia būti atsargiems, nes Baltijos laivų remonto įmonės akcijų priklausančio EBSV pardavimas Kauno holdingo kompanijos bankroto byloje parodė, jog iš 15 milijonų tik vienas pateko į holdingo sąskaitą. Ir tas buvo panaudotas atsiskaityti su administracija, o ne su indėlininkais. Didžiausią kąsnį kažkodėl atkando Valstybinis komercinis bankas. Bet grįžkime prie pono Pašukevičiaus pasiūlymų, kurie ir buvo svarstyti bendrame prokurorų, valstybės kontrolės, Valstybinio komercinio bei turto banko atstovų pasitarime. Tai yra racionalus pasiūlymas. Jeigu suradus mechanizmą, kaip tą padaryti optimaliai, kad patenkinti tiek Lietuvos Valstybinio komercinio banko interesus, tiek indėlininkų interesus. Pirmiausia, inventorizuojant, žinoma, tą turtą, inventorizuojant įsiskolinimus suinteresuotų
bendrovių ir asmenų ir tik tada jau spręsti klausimą. Kuo ir kaip žada atsiskaityti pats EBSV grupės viceprezidentas? Pinigais, akcijomis, finansiniu turtu. Jūs manote, kad to turto, kurį jūs dar turite, ir tų akcijų pakaks? Jeigu toliau nebus dedami areštai, nebus trukdoma daryti, tikrai užteks. Algimantas Pašukevičius, bene artimiausias Gintaro Petriko bendražygis. Ar jo dingimas nėra tam tikra prasme išdavystė? Nenoriu komentuoti šitą. Pernai Kauno apygardos prokuratūroje buvo iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėtų būdų iš Valstybinio komercinio banko gauto 2,6 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kredito pasisavinimo ir iššvaistymo. Iki šiol paskolos iššvaistymų buvo kaltinamas Gintaro Petriko brolis Raimundas ir bendrovės Pignus direktorius Valdas Astromskis. Kaltinimas buvo pateiktas ir EBSV viceprezidentui Algirdui Pašukevičiui. Jiems skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Beje, pateikus kaltinimus Kauno holdingo kompanijos baudžiamojoje byloje Pašukevičiui jau buvo skirta kardomoji priemonė 80 000 litų užstatas. Šiuo metu baigiamas parengtinis tardymas Kauno holdingo kompanijos baudžiamojoje byloje. Remiantis baudžiamojo procesu ir civiliniu kodeksu, šioje byloje panaikinti nutarimai dėl indėlininkų pripažinimo nukentėjusiaisiais, o jų pateikti civiliniai ieškiniai perduoti kompanijos bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui. Indėlininkų interesai, jie visiškai nenukentės. Kitaip tariant, turtas areštuotas baudžiamojo byloje buvo atiduotas teismo žinion. Ir visiškai logiškas yra antras žingsnis, kad turtiniai klausimai būtų sprendžiami toj pačioj bankroto byloje. Kaip sakė vyriausiasis prokuroras Gintaras Jasaitis, šis sprendimas gerokai paspartins bylos perdavimą teismui. Visiems 15 000 indėlininkų nereikės susipažinti su tardymo medžiaga. Tai jie galės sužinoti teisme, į kurį byla nukeliaus ne vėliau nei kitų metų pavasarį. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriaus prokuroras Kęstutis Džiautas šiuo metu baigė tirti 4 epizodus susijusius su Valstybinio komercinio banko turto iššvaistymu. Kaltinimai pareikšti buvusiam banko valdybos pirmininkui Algimantui Barusevičiui bei jo pavaduotojai Kristinai Dabašinskaitei. Jie kaltinami svetimo turto iššvaistymu stambiu mastu ir valiutinių operacijų taisyklių pažeidimais. Jeigu sudėjus visas sumas, gautųsi, jog buvo iššvaistyta banko turto virš 16,5 milijonų litų. Barusevičiui taip pat pateikti kaltinimai 3 epizoduose, taip pat sumas yra didelis virš 7 milijonų litų. Byloje yra 10 kaltinamųjų, tarp jų ir EBSV koncerno viceprezidentas Algirdas Pašukevičius bei koncerno direktorius Gintaras Petrikas. Nusikaltimas buvo padarytas veikiant grupiai kartu su Barusevičiumi, su Kristina Dabašinskaitė ir kitais paminėtais asmenimis, direktoriais bendrovių. Tai jie, sakysim, vykdė Petriko būtent nurodymus. Šiuo metu jisai paieškomas. Jeigu jis bus surastas, jam iš karto bus pateiktas kaltinimas. Prokuroras tikisi, kad su baudžiamąja byla kaltinamieji bus pradedami supažindinti jau kitų metų sausyje.